Gerai. Labą dieną visiems susirinkusiems ir čia Liberalų sąjūdžio frakcijoje ir tiems, kas esate prisijungę nuotoliu. Liberalų frakcija tęsia ciklą renginių, diskusijų skirtų sveikatos temai. Manome, kad ši tema dabar yra ypatingai svarbi. Ypatingai svarbi yra visais laikais, bet ši kadencija yra pažymėta didelių pokyčių, didelių reformų iš sveikatos apsaugos ministerijos ateinančių. Ir žinoma, nenuostabu, kad liberalai šią situaciją ir seka, ir komentuoja, ir taip pat norime palaikyti pulsą, nuolatos bendrauti su bendruomenė, su medikų, pacientų, savivaldos, viešojo valdymo ekspertais ir ieškoti sprendimų, kalbėti apie tai, kokie vertinimai yra dabartinių pasiūlymų, nes jiems be jokios abejonės turime pastabų ir dėl formos, ir dėl turinio kaip liberalai, bet kartu tikrai neignoruoti tų problemų, kurios sveikatos sistemoje šiandieną yra, jų yra tikrai pakankamai daug. Tai šiandienos diskusijos tikslas, šiandienos renginio tikslas yra viena vertus įvertinti tai, kokia situacija yra dabar ir kaip įvairių organizacijų atstovai vertina pirmuosius reformos žingsnius ir kartu vėliau jau po pasisakymų diskusijos dalyje pakalbėti apie tai, kokias matote alternatyvas iš savo pusės, kokius sprendimus, kokias identifikuojate pagrindinės problemas. Ir aš čia taip pat džiaugiuosi, kad su mumis yra ir savivaldos atstovai merai, kurie šiandien ankstesnio susitikimo metu su Seimo valdyba iš visų temų būtent sveikatos temą išskyrė, nors jį galbūt ir nebuvo niekaip viršuje darbotvarkės, bet akivaizdu, kad tai tikrai labai labai svarbus esminis klausimas. Ir, manyčiau, kad ir galėtume pradėti mūsų apsikeitimą nuomonėmis. Pradžioje patikrinu, kas iš kviestų asmenų atstovų yra pasijungęs nuotoliu. Taip, matau, kad jungiasi ir jau yra nemažai. Galbūt ir norėčiau pradėti nuo pacientų atstovų. Matau, kad Dovilė Bičienė, gerbiamoji Diabeto IQ, Diabeto klubo vadovė, yra prisijungusi prie mūsų. Gerbiama Dovilė, galbūt jūs galėtumėte savo matymų pasidalinti dėl to, kaip matote dabartinę sveikatos reformą pateiktą ir, aišku, svarbiausia per prizmę prieigos pacientų prie būtinų paslaugų. Mes puikiai žinome, kad sveikatos apsaugos ministerija vienu iš argumentų išskiria, kad labai svarbu mažinti eiles, labai svarbu didinti paslaugų prieinamumą žmonėms, gerinti sąlygas medikams. Prašau, žodis jums. Labadiena, ačiū už kvietimą. Tai iš tiesų per daug susitikimų jau čia, ko ne pusę metų vyksta diskusijos dėl teisės aktų pakeitimų, kiekvieną kartą vis nustebina, atrodo jau nebėra kuo stebinti, bet vis nustebina. Tai iš esmės mano ir mano atstovaujamų pacientų, tai sergančių cukriniu diabetu, bet kurio tipo pozicija yra ta, kad tai, kas dabar vyksta su priemokomis, tai šita sistema nėra gera. Mes matom, kad nėra reglamentuota daug dalykų, kad pacientai nežino,
ir už ką prisimoka arba už ką reikia primokėti, bet manom, kad teikiami siūlymai šitos problemos neišspręs ir kad prieinamumas sveikatos priežiūros paslaugų tik tai prastės. Turim konkrečius pavyzdžius, pavyzdžiui, diabetologo konsultacija, mokymo 1 valandos trukmės, jinai yra įkainota nuo 12 iki 15 eurų, priklausomai nuo ten ar diabetinė pėda, ar pėdų priežiūra, ar mokymas diabeto, ir 1 valandos trukmės. Ir nuo šito įkainio 12-15 eurų dar nusiskaičiuoja visi mokesčiai. Tai taip pat manom, kad jeigu mes nekalbam apie įkainių didinimus, tai mes negalim kalbėti ir apie prieinamumo didinimą. Diabetologų teikiančių paslaugas privačiai visoje Lietuvoje visų mastų yra tik vienas. Tai nežinau, kokiu būdu priėmus šitos projektus tų diabetologų padaugės ir prieinamumas didės. Lietuvoje sergančių bendrai visais tipais yra daugiau negu 200 000, o teikiančių mokymo paslaugas diabetologų visoje Lietuvoje mes galim suskaičiuoti ant 2 rankų pirštų. Vaikų endokrinologai, konkrečiai Klaipėdos regiono situacija, mes turim vieną vaikų endokrinologą visai realiai Žemaitijai ir nėra nei vieno dirbančio privačiai, yra atvykstantis iš kitų regionų, bet tai yra 1-2 kartai per mėnesį. Tai kaip šitie siūlymai išspręs šito vieno vaikų endokrinologo visam regionui problemą, aš irgi neįsivaizduoju, nežinau. Prisikviesti ir turėti endokrinologus vaikų šitam regione yra labai sudėtinga, bet čia žiūrim šiek tiek dar giliau į ruošimą specialistų. Nes vaikų endokrinologų rezidentūros studijų irgi yra labai 1, 2, 3 skiriama lėšos. Tai taip pat pacientai žiūri labai prastai tą siūlymą, kad jeigu tu kreipeisi mokamai konsultacijai, tai galėtum po to pratęsti tik tai mokamų būdu ir negalėtum kreiptis į viešąjį sektorių. Tai ir tikrai yra labai daug neaiškumų ir priešpriešų dėl jau dabar esančios tvarkos, dėl 4 mėnesių vizitų registravimo. Tai mes juokais sakom, kad kadangi Klaipėdos regione yra 1 vaikų endokrinologas, tai mes tikrai žinosim, pas ką registruojamės, turėdami tik tai tuos 4 mėnesių registracijos laikus. Nors iš esmės prieinamumas tikrai nepadidės. Tai taip apibendrinant norisi man pasakyti, kad man atrodo, kad sukurti aiškius, konkrečius ir pacientam suprantamus kontrolės mechanizmus, nepanaikinant priemokų, bet kontroliuojant jas, užtruktų daug trumpiau negu priėmus šituos įstatymus, po to minti kelius ir slenkščius per teismus. Dėkuoju, gerbiama Dovilė. Matau taip pat, kad prie mūsų yra prisijungusi Alma Astafjeva, kuri yra šeimos gydytojų profesinės sąjungos pirmininkė. Gerbiama Alma, ar girdite mus, ar galėtumėte dabar pasakyti? Taip, girdžiu, ta prasme, čia turbūt, žinot, jau mes ką prieš tai sakė, ar ne, kalbėjusi Dovilė, tai turbūt jau kalbam, diskutuojam tikrai nemažai. Ta patį turbūt kartoti nelabai norėtųsi. Mes rašėme raštą kaip organizacijos jaunųjų gydytojų ir LMS, tai turbūt gavot būtent apie tą įstaigų prioritarizavimą vadinamą. Ten tikrai labai daug kyla klausimų, kaip bus tai daroma ir kaip ligonių kasos iš tiesų su ta situacija tvarkysis. Dėl ko tai noriu pasakyti, mes kaip organizacija esam nemažai jau metų kalbėję apskritai, kad ligonių kasas suvienodinti, ar ne? Kad jie visi... Dėl ko tai noriu pasakyti, mes kaip organizacija esam Tai šitoje vietoje jau mes ir taip laukiam, kad to ligonių kasų paprastėtų visos situacijos ir būtų aiškiau. Tai dabar suprantam, kad vėl klimpstam į tokią situaciją, kur nebeaišku, kaip bus sutartis sudaromas, kaip ta visa situacija vyks, kokios bus atsakomybės, nes mes ir keliam turbūt pagrindinį klausimą, jeigu viešoji įstaiga arba biudžetinė sakys, taip, aš užtikrinsiu paslaugas ar ne pilna apimtimi, ir jeigu neužtikrins, tai kokia atsakomybė visgi bus, kad ta įstaiga, kuri garantavo, kad jinai užtikrins, jei neužtikrinus, o kitos įstaigos negalės teikti ar ne tų paslaugų, tai visgi kaip tai bus daroma.
nes mes tikrai matom iš pacientų pusės, labai pablogės situacija. Nes jeigu jau kažkas užtikrins, kad darys, nes sutartis yra pasirašomas vieną kartą per metus, ar ne, sumos yra gaunamos, o tada išaiškės, kad kaip dabar mes kalbam, kurios jau ligoninės arba poliklinikos negali užtikrinti gydytojų, nes nėra jų tiesiog, o dabar sako, kad jūs negana to dar ir privalėsit užtikrinti ir dar pinigus pasimti ir personalą susirasti ir užtikrinti, kad tikrai jūs 100% teiksit paslaugas, labai, labai kyla klausimų. Dėl priemokų taip, vieną dalyką reikia suprasti, ištraukti 2 pavyzdžius arba 3 pavyzdžius ir pasakyti, kaip blogai dirba gydymo įstaigos, nes kažkas išrašė neaiškę sąskaitą, kažkas nepaaiškino, kažkoks pacientas nesuprato ir dėl to dabar visą sistemą griauti ir keisti, tai yra šiek tiek per mažas pagrindas tokiam sisteminiam pokyčiam šitoje vietoje ir turbūt geras yra pavyzdys apie mokamų šitų paslaugų kelią, kaip pernai Seimo nariai balsavo už tai, ką dabar mes išaiškinom ir supratom, kad visgi šitas kelias, jeigu pacientas pradėjo mokamas paslaugas, jis nebegali gauti kompensuojamų paslaugų, tai reiškia, jau pernai Seimo nariams nebuvo išaiškinta arba buvo išaiškinta, bet gal nebuvo kažkaip akcentuota, kad jau buvo priimtas įstatymas. Ir dabar mes turim pasiekmę šiais metais, kad jeigu pacientas nuėjo mokamai konsultacijai, jis reiškia, nebegali gauti nei kompensuojamų vaistų, nei tęstinumo. Tai šitoje vietoje, žinokit, labai kyla klausimas, ar tikrai Seimo nariams yra išaiškinta, kas laukia ir kaip bus, nes panašu, kad šitas mokamų paslaugų kelias nebuvo išaiškintas prieš Seimo nariams nubalsuojant. Tai tiek trumpai. Dėkuoju, gerbiama Alma. Ne, tikrai pritrūko diskusijos Seimo salėje ir galbūt vienas charakteringas dalykas apskritai šios reformos, kad ji keliauja ir per komitetus, ir į posėdžių salę tokiu greičiu, kad net ir tam tikri kabliukai teisiniai ar teisėkūros būtini žingsniai nėra atliekami. Čia jau legenda beveik tapo Liberalų sąjūdžio frakcijos reikalavimas iš sveikatos apsaugos ministrės pateikti visgi poveikio vertinimą, duomenis, skaičius, kuriais remdamiesi šią reformą ir rengė. Ir turiu pasakyti, kad iki šiol mes ir nesame tokio teisėkūros pagrindų įstatymo nuostatų atitinkančio dokumento gavę, jau nekalbant apie tai, kad Seimas nepritarė pasiūlymui, tarkime, atlikti būtiną tokiais atvejais antikorupcinį vertinimą. Bet apie tai galbūt dar vėliau pakalbėsime, o dabar norėčiau perduoti žodį Agniai Panavienei, jaunųjų gydytojų asociacijos prezidentei, kuri taip pat, kaip ir prieš tai kalbėjusi gerbiama Alma, kreipėsi prieš kurį laiką į Seimą į visų frakcijų seniūnus su prašymu nepalaikyti taip vadinamos ištinklinimo iniciatyvos. Tai prašau, gerbiama Agne, žodis jums ir galbūt šiek tiek iš jaunųjų gydytojų perspektyvos, ką jūs matote dabartinėje situacijoje ir galbūt kokie poreikiai, kokie svarbiausi prioritetai jums dabartinėje situacijoje atrodo verti dėmesio. Ačiū. Ačiū labai. Sveiki visi. Tai iš tikrųjų nenoriu kartotis, nes jau ką minėjo Alma, tai tikrai pritarėme ir kaip ir buvo minėta, teikiame bendrą poziciją su Lietuvos medikų sąjūdžiu ir su Lietuvos šeimos gydytojų profesinė sąjunga. Į ką labiausiai norėčiau atkreipti dėmesį iš jaunųjų gydytojų asociacijos perspektyvos, tai yra į norima įteisinti įstatymo pakeitimą dėl privalomų atidirbimų gydytojų. Tai čia toks vienas iš labiausiai neraminančių klausimų, kadangi šiai dienai mes turime 2 tipų rezidentūras, tai yra valstybės finansuojamas ir valstybės nefinansuojamas ir yra norima, kad atsirastų 3 tipas, tai yra valstybės finansuojama rezidentūra su privalomu atidirbimu regionuose. Tai tikrai tokia praktika nėra taikoma praktiškai nei vienoje išsivysčiusi Europos šalyje. Tai yra toks prievartinis mechanizmas, kuris yra labai neigiamai vertinamas mūsų kolegų ir tiek Europos jaunųjų gydytojų asociacijoje. Tai iš esmės tikrai labai sunkiai vyksta šita diskusija ir tikrai jaučiame, kad neišgirsta mūsų ir sveikatos apsaugos ministerija kalbantys šiais klausimais. Iš esmės, šiai dienai Lietuvoje gydytojai rezidentai jau gali sudaryti sutartį su asmens sveikatos priežiūros įstaigomis ir savivaldybėmis, jeigu jie nori, kad
šios įstaigos ar savivaldybės padengtų jų rezidentūros studijų kainą. Tai mūsų nuomonė, čia būtų galima skaidrinti šios mechanizmus, aiškiai suteikti informaciją, kokioms įstaigoms, kokių medikų trūksta, kurios įstaigos yra pasirengusios apmokėti rezidentūrą. Ir tokiu būdu skaidriai, išlaikant konkurencijos principus, apmokėti tas studijas. Ir iš esmės mes manome, kad tokie prievartiniai mechanizmai nesprendžia gydytojų trūkumo regionuose, jie gali tik tai padėti labai trumpam pritraukti gydytojus, bet tikrai neišlaikyti, jeigu mes nežiūrime į įstaigų kokybę, organizacinę kultūrą ir kitas priemonės, kuriomis mes galėtume tą jauną gydytoją išlaikyti. Na ir aišku, vis dar yra labai neaiškus sveikatos priežiūros specialistų planavimas, yra planuojamos tiek rezidentūros vietos, paprastai vieneriems metams tik tais į priekį, tai neturime ilgalaikio planavimo, tiek ir medicinos studentai jie nežino, kokių reikės specialybių gydytojų, kiek rezidentūros vietų bus vienokių ar kitokių. Ir taip pat matome, kad neveikia mechanizmai, kuomet rezidentūros metu gydytojai rezidentai gali išvykti atlikti dalį rezidentūros į kitas bazes. Tai vis dar išvyksta labai mažai gydytojų rezidentų ir manome, kad vėlgi paskatinus juos išvykti būtent rezidentūros metu mes galėtume labai užtikrintai suteikti pagalbą regionams. Ir kitas dalykas, ką labai noriu paminėti, nes irgi liečia tiesiogiai jaunuosius gydytojus, tai yra naujas įsakymas dėl ambulatorijos specializuotų paslaugų teikimo. Iš šių paslaugų teikimo yra išbraukiami medicinos gydytojai. Tai reiškia, kad gydytojai pabaigę 6 medicinos studijų metus nebegalės su gydytojų specialistu teikti ambulatorinių konsultacijų. Tai vėlgi šitą praktiką vertinam neigiamai ir tokį pakeitimą, kadangi šiai dienai žinome, kad medicinos gydytojai tikrai labai padeda teikti paslaugas ir tikrai nemažai užpildo tų, sakykime, trūkumo skylių ir pakeitus, iš tikrųjų tvirtinus tokį pakeitimą, mes tiesiog visus medicinos gydytojus, kurie yra po 6 medicinos studijų, kurie dažnai būna ir rezidentai, mes tiesiog jiems nebesuteiksim galimybių dirbti, papildomai dirbti regionuose taip pat. Kas yra vėlgi paradoksalu, nes kitose Europos šalyse po 6 metų gydytojas jau skaitos asistentas, jisai yra vis tiek jau turintis išsilavinimą ir tikrai gebantis tam tikras patologijas suvaldyti. O šiai dienai Lietuvoje skubios pagalbos skyriuose mes tarytum leidžiam dirbti medicinos gydytojams, bet jau ambulatorinės paslaugas teikti neleidžiam kartu su specialistu. Tai vėlgi visiškai neaišku, kodėl tokie įsakymai atsiranda ir kaip čia visgi jie spręs tą medikų trūkumo problemą, nes mūsų galva tai nesprendžia. Tai aš gal norėčiau tokius esminius dalykus paminėti, nes tikiu, kad kolegos apie visą kitą pasisakys ir nesinori tiesiog dubliuoti to paties. Labai ačiū gerbiama Agnė. Dabar norėčiau perduoti žodį medikų sąjūdžio valdybos narė Auristidai Gerliakienei. Prašau, gerbiama Auristida. Taip, ačiū labai, ačiū už kvietimą visų pirma. Ir norėčiau papildyti tiek Agnę, tiek kitas kalbėjusias dalyvės diskusijos. Pradžia, kaip jau nekartą kalbėjau aš, tai yra duomenys, ar ne? Ir jūs tą visą laiką minit. Ir Agnė sakė, kad nėra strateginio planavimo, kiek rezidentūros vietų reikia skirti. Tai iki šiol nėra aišku, kiek sistemoje dirba medikų. Ir mes jau beveik prieš metus suorganizavom konferenciją, kur kėlėm šitą klausimą ir jo aktualumą. Ir buvo pažadėta, kad tikrai tie duomenys bus, bet jų nėra iki šiol. Ir aš tada nesuprantu, kaip iš viso galima kažkokias tai daryti reformas, kažkokius pokyčius, kai tu net nesupranti, kokius tu resursus valdai. Ir dar yra svarbu paminėti, kad tie žmonės, kurie dirba sistemoje, juos galima skirstyti į 3 grupės. Tai yra pensinio ir jau greito prie pensinio amžiaus žmonės, kurie sistemoje dar dirba ir greitų laikų gali nebedirbti. Po to yra vidutinio amžiaus medikai ir yra jaunimas, nesenai baigę arba rezidentai. Tai yra visiškai skirtingos grupės. Ir komunikacija su jom turėtų būti kitokia.
ir planavimas, ir pasiskaičiuoti, kiek reikia medikų 5, 10, 15 metų, jau turbūt netgi ne 5 ir ne 10, nes paruošti mediką, paruošti baigusi rezidentūrą, specialistą trunka apie 12-15 metų. Tai mes jau turim žiūrėti į tokią ilgalaikę perspektyvą ir galvoti, kiek ir kokių mums specialistų ir kokiuose vietose mums jų truks. Tas nevyksta procesas ir aš manyčiau, kad nuo to reikėtų pradėti. Kitas klausimas, kas iš tikrųjų labai mane glumina, tai yra finansavimo klausimas, kuomet pačioj pradžioj susitikimo gegužės mėnesį buvo mums žadama, kad jau tikrai bus didinamos įmokos už valstybės draudžiamuosius. Kaip matom, nieko neišėjo iš to projekto, tačiau mūsų valdybos narys Silvijus Abromavičius, jisai pasigilino į Europos komisijos dokumentus ir jisai surašė tokį komunikatą, kuriame Europos komisija 25 Liepos 8 pritarė Lietuvos nacionaliniam vidutinės trukmės fiskaliniam struktūriniam planui ir pritarė, kad reikia skirti papildomą fiskalinę erdvę, kurios dėka būtų galima padidinti finansavimą sveikatos priežiūrai, socialiniai apsaugai ir kitoms viešosiom paslaugom. Tai man kyla klausimas, jeigu jau net Europos komisija pritarė, kodėl vengiama yra didinti finansavimą, nes akivaizdu, kad poreikis yra ir kad tos paslaugos, kurios dabar yra finansuojamas viešajam sektoriui ir dabar jau kalbama apie draudimą papildomas pajamas gauti, kad jos yra nepakankamos ir būtent dėl tos priežasties mes turim lėtinius įsiskolinimus per visą Lietuvą ligoninėse ir tie įsiskolinimai nėra tūkstančio, tai yra milijonai. Ir kaip gali toleruoti valstybė tokius dalykus ir užmerkti akis, tai yra visiškas absurdas, tai aišku, kad neatitinka finansavimo poreikis išlaidų ir kalbant apie dar tą deficitą medikų, kuris yra ypatingai regionuose ir dėl to jų algos yra jau arti dangaus, nežino, kaip šitą situaciją suvaldyti, tai neruošiant specialistų ir nedidinant finansavimą, aš manau, kad čia suvaldyti realiai neįmanoma. Tai mano siūlymas pirmiausia būtų didinti tą finansavimą ir kaip jį didinti. Buvo pažadas dar praeitoj kadencijoje perskaičiuoti įkainius bazinius. Tas pažadas nebuvo įvykdytas, jisai nevykdytas iki šiol. Tai jeigu mes nežinom, kas sudaro bazinę paslaugos kainą, neturim realių skaičių, kiek mes turim specialistų sistemai, tai mes, kaip mes galim daryti iš viso kažką tai. Čia, mano supratimu, tai yra neįmanoma jokia, ne tai, kad reforma, eilinė veikla, paprasčiausiai neįmanoma. Tu negali nieko planuoti, jeigu tu nieko nežinai. Dėkuoju, čia gal verta paminėti, kad kad buvo užregistruotas pasiūlymas dėl įmokos didinimo, bet pati vyriausybė, tai yra ministerija, jam nepritarė, kas šiaip savaime yra, neigiama išvada parašė, kas prieštarauja logikai visai to, ką jūs minite. Pridėsiu dar tai, kad kai buvo GPM-o lengvatos mažinamos ir palėtė būtent tą privatų sveikatos draudimą, ministerija irgi nereagavo, nors iš principo sistema prarado nemažą skaičių pinigų. Dėkuoju, Andrei Rudanov, Felski institutas. Ačiū labai. Aš tik tai gal papildyti šiek tiek Auristidą, nes jinai paminėjo labai svarbų resursą, tai yra žmonės. Galbūt negražu sakyti, bet vis tiek kaip ekonomiškai, vienas iš resursų mūsų. Ne? Dar vienas resursas yra pinigai. Mes šiandien dienai tikrai žinome, kiek mūsų sveikatos sistemoje yra PSDF pinigų. Tikrai galim žinoti, kiek yra pinigų skirta iš savivaldybių dotacijų. Mes tikrai šiandienai žinome out of pocket, tai yra kiek žmonės patys susimoka arba prisimoka. Mes jau žinome, kiek privatus papildomas sveikatos draudimas įnešė pinigų į sistemą, bet mes žinom už viską. Ten yra ir vaistai, ir papildai, ir kosmetika, mes neturim grinai gydymo dalies. Mes nežinome šiandien dienai su jumis, kiek žmonės privačiai moka, tuomet, kai įstaiga nebeturi jokios sutarties su ligonių kasa. Šitų duomenų mes neturime.
Mes nežinome, kiek labdaros paramos fondai, savanoriškos organizacijos, asociacijos, klubai prisideda prie sveikatos sistemos. Tai reiškia, kad jeigu mes kalbame apie sveikatos sistemos pinigų pūlą, kurį mes valdom sistemą, jeigu būtų užduotas klausimas, kiek Lietuvos sveikatos sistema suvartoja pinigų, atsakymų mes neturėsime. Čia papildant tą, ką sakė Auristida, dar viena dedamoji, kad darant tam tikrus pokyčius sistemos, ne viešojo sektoriaus, o sistemos, mes turime turėti visus duomenis tokiu atveju. Dėkoju. Audrius Kazlauskas, diagnostikos ir gydymo įstaigų organizacijos valdybos pirmininkas ir medikas dirbantis Pakruojyje. Jo, neturiu talento tiek, kad galėčiau būti mediku, bet turiu tiek talento, kad galiu kažkam vadovauti. Tai ja, talentingi. Tai važiuodamas galvojau, ir čia skamba, kad kartojamės, galvojau, gal čia kažką naujo reikia pasakyti, bet tada sėdžiu ir galvoju, kad mokykloje ir visur kitur akademiniam pasauliu sako, kai nesupranti, tada reikia kartoti. Tai tada norėtųsi tada vėlgi grįžti į tą sisteminio požiūrio tašką ir pokyčio tašką. Tada klausimas yra toks labai paprastas ir būtinis. Jeigu mes pradedame statyti namą, nežinodami, kiek mums visą tai kainuos iki galo, tai ar mes ryžtamės jį statyti? Tikriausiai, kad ne. Paprasta logika sako, kad nedarysime to. Ir tada, jeigu mes turime problemą, kuri sklando ore ilgos eilės, tada klausimas yra dvejopas. Ar mes tikrai žinome eilių problematiką iš esmės, ar mes tik tais turime dar Aurelijaus Verygos laikų nustatytą terminą 7 dienos šeimos gydytojas, 30 dienų konsultantas, ar mes turime pagal gydymo protokolus, kad tokia liga gali prie tokių diagnozių, prie tokių situacijų klinikinių, gali laukti konsultanto X dienų skaičių, šitokia Y ir Z ir taip toliau ir taip toliau. Ar mes turim? Ne, neturim. Remsiuos gal savo asmeniniu pavyzdžių, kad būtų paprasčiau suprasti. Aš pats sergu obstrukcinę miego apnėją. Kitaip tariant, aš be papildomo oro, be technologinės priemonės, aš miegodamas netenku deguonies, aš tiesiog nebekvėpuoju. Tai yra, man užkrenta kvėpavimo takai ir aš negaliu išsimiegoti, negaliu ilsėtis, kyla rizika insultų, infarktų ir taip toliau. Ir jeigu šitos ligos man nebūtų diagnozavę, tai, nežinau, tikriausiai gal 50 būčiau ir, dar aišku ir nesulaukiu 50, bet tai tikrai net nesvajočiau apie šitą laikotarpį, nes tiesiog labai paprastas dalykas. Man miegant reikia deguonies. Ir jeigu aš jo negaunu, tada kyla visos kitos rizikos. Tiesiog, kaip man gydytojas pasakė, sako, tai kas man dabar grėsia, tai sako, arba kvėpuoja, arba nekvėpuoja, arba gyveni, arba miršti. Tai prie ko vedu? Yra tokia vadinama miego klinika Kauno klinikose, ten yra 2 lovos, kur poligrafiškai gali ištirti viską, kaip miegu, kiek kartų man kvėpavimas sustoja, ar aš ramus, vartausi, nevartausi, filmuoja ištisą parą, bet ten eilė yra virš 2 metų. Tai klausimas, ar aš galiu 2 metus gyventi be deguonies naktim ar ne? Tikriausiai, kad ne. Tada aš nuvažiuoju pas Jo, labai graži. Ir tada aš nuvažiavęs konsultacijai pas pulmonologę, sakau, aš tai privačiai gavau tokią monitoringą pasidaryti, sakau, va čia toks yra protokolas, sako, čia ne poligrafinis protokolas, bet akivaizdu, kad tau prastai. Jo, tai aš jau buvau įsigijęs individualiai CPAP aparatą, su kuriuo miego jau kelinti metai, gyvenimo kokybė visiškai pakito, bet jinai sako, žiūrėk, bet reikia vis tiek sureguliuoti. Negalima auto režimu paleisti, bet sako, kur aš tave? Aš net negaliu, sako, tau siūlyti į 2 metų eilę, tai jinai mane pasiguldo į pulmonologijos skyrių. Aš guliu kartu su tikrai sergančiais ir rimtai onkologiniais ligoniais ir kitais žmonėmis.
toje pačioje palatoje, aš tiesiog miegu, man iš ryto pasiema mano aparatą, nusineša pas savęs, sužiūri, kiek aš dar kartų vis tiek nustoju kvėpuoti ir tas sako, ne, dar negerai, dar vieną naktį miegosi. Ir aš užimu kažkieno tai vietą, vien dėl to, kad man reikia sureguliuoti šitą dalyką. Tai toks ilgas pavyzdys, bet tokių lygų ar mano, ar kaip kitų yra N+K ir kiekvienam šitai lygai diagnozijai yra tam tikra tolerancija, kiek galim. Tai klausimas yra, ar mes žinome, ar gali pasakyti visų sričių profesijų draugijos prie tokių lygų tas, bet čia, aš suprantu, reikia labai kantraus, ilgo labai darbo ir čia tas esminis klausimas, ar mes žinome, dėl ko tos eilės yra tokios, kokios tos eilės yra toleruotinas ir ko mums tada reikia. Tai nebeišsiplėsiu. Mano požiūris yra toks, kad mes tiesiog pradėjome nežinodami apie ką. Boris, tada prašau repliką. Aš dar truputėlį tokį komentarą, ką aš ir jums siunčiau. Taip, dėl eilių. Tai jau nuo gegužės mėnesio mūsų valdybos narė Reda Radikinė seka eilių registraciją sistemoje. Ir nėra ten tų eilių tiek daug ir jos nėra tokios ilgos, kokios yra deklaruojamos ministerijoje. Tai kada pasakė susitikimo metu, kad mes matom, kad nėra, tai ministrė pasakė, kad taip mes žinom. Tai čia buvo gegužės mėnesį, tačiau žodžiu, tai tas eilių klausimas, jisai yra naudojamas, aš manau, kaip viešųjų ryšių toksai elementas tam, kad jaudrinti visuomenę ir tada kaip rūpestį socialiai pažeidžiamų žmogum, kuris negali gauti tų paslaugų, tada pridengti savo tos tikslus, stumti reformą. Tai prašau, Eugenijų. Labai panašiai kaip Auristina, norėjau įsivaizdavimą savo pateikti, kad tai yra pasakoma, prisimenat, geri pavyzdžiai buvo, Aurelijus Veryga tapo ministru ir jis prieš tai buvo pasirūpinęs, kad Pasaulio sveikatos organizacija turėtų tokius duomenis apie baisiai geriančią lietuvių tautą, kuri rusus ten lenkėme stipriai. Aš nesakau, kad esame blaivininkų tauta ir nei aš blaivininkas, nei kas, bet duomenys buvo šokiruojantis. Ir štai paskui jis tampa ministru, kaip viskas pagerėjo, ar ne? Paskui paaiškėjo, kad ne visai ten taip buvo, paskui vėl kažkaip pablogėjo ir taip toliau. Tai čia irgi manipuliacija, tam tikra statistika, kaip mes sugebėjome, tuoj pat, aš negirdėjau, kad jau sutrumpėjo, bet turi sekti logiškas pareiškimas. Štai sutrumpėjo eilė, štai mes tą skaudulį, dėl kurio kenčia Lietuvos žmonės, išsprendėme. Tie Lietuvos žmonės, tiktų jiem pasakyti, kad mes esame pasaulio uodega, kad skurdžiausia valstybė, premjerė tą sako, daugiau kaip pusė Lietuvos šeimų skursta ir taip toliau. Tai čia yra tos politinės manipulacijos tam tikra dalis. Visi suprantam ir Audriaus pasakymas turbūt labai gerai iliustruoja apie tai, kad problemos realiai egzistuoja, be jokios abejonės, bet man atrodo, kad čia yra perdėtų dalykų, tam, kad paskui galėtum pasakyti, štai mes pagerinome. Prie mūsų yra prisijungusi ir Reda Radikė, ką tik tai minėta, ir Robertas Knispelis. Ar galėtumėte dar nuo medikų sąjūdžio pasisakyti? Gerai, luktelsim, prašau, Reda, gerbiama Reda, prašau, žodis jums. Labą dieną, kadangi jau čia būtent tą paminėjo temą, nepasakyčiau, kad aš nuolat seku eilių kiekį, porą kartų užteko pasižiūrėti, šitą gali pažiūrėti kiekvienas žmogus ir tai yra labai paprasta. Noriu pasakyti, kad tikslas šitos reformos neaiškus. Gal jeigu dar gražiau išsireiškus, jisai yra aiškus, tik nepasakomas. Tai tikrai nėra eilės, nes eilių nėra didžiuosiuose miestuose. Jeigu jūs atsiversite PR puslapį, praktiškai kiekvienos specialybės, išskyrus dermatologus, dar ten porą, visur yra laisvų ir vizitų.
Čia yra tiesiog daugiau organizacinė problema, nes vienas dalykas IPR naudojasi tik iki 8% gyventojų. Didžioji dalis yra vyresnių žmonių, kurie turi patekti dažniau pas specialistus ir jie IPR nesinaudoja, jie daugiau skambina. Tai realiai patekimo galimybės yra, jos nepanaudojamos. Dargi dalis žmonių užsiregistruoja keliais būdais ir neatvyksta į kelias vietas užsiregistravę. Eilės yra regionuose ir jos yra ne dėl to, kad šiaip eilės. Ten trūksta žmonių, trūksta specialistų ir baru nuvaryti rezidentai tikrai neišgelbės situacijos. Vienas dalykas, jie ir nevažiuos. Kitas dalykas, nelogiškas siųsti jaunus specialistus, aš čia nekalbu apie šeimos gydytojus, bet specialistus į regionus iš karto siųsti nėra labai logiška, jie kaip tik turi likti centruose ir įgyti kuo aukštesnį profesionalumo lygį. Tai dabar dėl ko yra kariaujama? Kariaujama yra dėl 12% PSDF lėšų, kurias paima privačios įstaigos teikdamos ambulatorinės specializuotas paslaugas, o stacionaro yra tik 0,5%, tai net neverta jo minėti. Žiūrėkit, su pirmo lygio paslaugom nesiruošia kariauti nei SAMAS, nei VLK, nes ten jau teikiama 40+ paslaugų, teikiama labai efektyviai, valstybė nuo to nenubednėja, nenuskursta, viskas yra daroma gerai. O antrą lygį kažkodėl nori perkelti į valstybinį lygį, tačiau ar tai pasiteisins, labai didelis klausimas. Nes aparatūra, kurią naudojasi teikdami specialistai paslaugas, yra brangi. Privačios įstaigos aparatūros neatiduos valdiškoms. Reiškia, reiks įsigyti patiems naujai aukštos klasės echoskopus ir kitokią įrangą. O paslaugos yra pigios, nes antro lygio pagrinde yra teikiama privačios įstaigos, trečio lygio, aš bijau pasakyti, turbūt yra labai nedaug. Kardiolitą turi turėti trečią lygį, todėl kad ten daro intervencijas, stentavimus arterijai, tikrai turi turėti, galbūt yra onkologijos vienas kitas kodas, kurį galima panaudoti, bet pagrindė antro lygio. Ir tai yra daug pigesnės paslaugos. Trečio lygio paslaugos yra 70–80% brangesnės, tai universitetinės visos klinikos. Tai labai nesuvokiama, kodėl dabar tas pigias paslaugas persikelti. Koks čia tikslas? Nes periferinės ligoninės įstaigos, jos viršija virškvotinės paslaugas tik 5%, jeigu VLK direktoriaus ataskaita teisinga, kurią jis buvo pristatęs kovo mėnesį. Tai jeigu tuos 5% pridėsi, ar nuo to išsigelbės įstaiga, visiškai neaiški situacija. Ir tam bendram rašte, kur mes rašėm kartu su jaunų gydytojų asociacija ir su šeimos gydytojais, yra labai aiškiai pabrėžta kovojama, visai neaišku su kuo. Bazinės paslaugos sudėtis ir apimtis nėra nustatyta. Ypatingai apimtis. Jeigu į vieną paslaugą galima sukišti nuo 2 iki 13 diagnostinių tyrimų, kas su sveiku protu yra nesuderinama, tai kaip tada išvis išversti įstaigą? Jeigu jinai suteiks daugiau negu 2 paslaugas, už tą vieną iki 70 eurų kainą, tai jau bus nuostolinga įstaigai paslauga. Tai labai, neaiškus dalykai. Ir tas neleidimas rinktis papildomų paslaugų, kai netgi, jeigu teisingai atsimenu datą, 13 metais Konstitucinis teismas yra paraginęs kaip tik skatinti gyventojus prisidėti prie sveikatos apsaugos finansavimo. Dabar šiuo atveju tai stengiamasi kiek galima labiau tam užkirsti kelią ir kur Alma minėjo, kad yra padaryta 49 straipsnio 2 punkto pataisa, kad jau po mokamos konsultacijos nebegalima gauti PSDF apmokamų paslaugų, tai dabar jie sutvarkys ir 5 punktą, išbraukdami bet kokią galimybę žmogui prisimokėti. Tai tikslas man kelia labai daug klausimų. Toks daugiau klasių kovos tikslas negu, atsiprašau už išsireiškimą, negu racionalaus finansų planavimo. Ačiū. Taip, labai ačiū. Mums irgi susidaro įspūdis, kad paprasčiau negu sudėtingas sisteminės problemas spręsti yra sukurti priešą ir su juo kovoti. Ir tikrai privatus sektorius čia idealiai tinka į
priešo rolę, ir kol kas visi veiksmai labiausiai panašus būtent į tai. Aš matau, kad Robertas Knispelis yra prisijungęs, bent jau buvo visai neseniai. Ar, Robertai, jūs galėtumėt kaip medikų sąjūdžio valdybos pirmininkas taip pat pasidalinti tuo, kaip su socialiniu dialogu sekasi, nes tai yra dar vienas klausimas, kuris nuolat pabrėžiamas iš Sveikatos apsaugos ministerijos, kad kalbama su bendruomenė, kad socialinis dialogas vyksta, nors dar birželio mėnesį į Seimą kreipėsi virš 70 įvairių organizacijų, pacientus, medikus jungiančių, kurios kalbėjo būtent apie tai, kad trūksta dialogo, ar galbūt pasikeitė kažkas nuo to laiko. Prašau. Labadiena. Manau, mane gal matot ar ne? Mes girdime jūs puikiai. Girdime. Atsiprašau, aš iš darbo vietos ir mobilių ryšių. Dėl bendradarbiavimo su socialiniais partneriais, aišku, norėtųsi geresnių pasiekimų. Kalbu apie iki šiol buvusius ypatingai kontaktus ir bandymus kartu rasti galimo sinerginio poveikio sistemos vystymui vietas. Deja, nebuvo taip labai džiaugsmingų pasiekimų. Čia kalbu ir kaip turintis ryšių su pacientų nevyriausybinėmis organizacijomis, taip pat ir kitomis iš tų, matyt, 70 jūsų Viktorija minėtų. Tačiau negalime pasakyti, kad visiškai ministerija būtų atsisakiusi siekio bandyti kalbėtis ir siekti kontaktų. Mes taip pat kaip visuomeninė organizacija, taip pat linkę tartis, derėtis, kalbėti. Ir manau, kad išnaudosim visas galimybės. Tarp kitko, ne per seniausiai buvome susitikę Sveikatos apsaugos ministerijoje su gerbiamu viceministru Krunkaičiu. Galbūt pavyks apčiuopti kai kurias vietas, kur galime dirbti bendrai sistemos išsaugojimo, sakyčiau, ir jos vystymo labui. Dar norėčiau paantrinti gerbiamai Redai. Toks įspūdis susidaro, kad jau dėja ne vieną kadenciją yra vykdomas ideologinis, socialdemokratiškas planas, kaip vėl nacionalizuoti, galbūt netiesiogiai, bet koncentruoti, vėl suvienyti visus į tokį viską apimančios, tarkime, gydymo įstaigos, poliklinikos struktūrą, kurią mes iš esmės esame seniau dirbantį sistemoje išbandę. Siaukaudami šitą bandymą vadiname grįžimu į Semaškos sistemą numeris 2. Ir neabejotina, kad daugumoje šitų sprendimų yra užkoduoti būtent politiniai, ideologiniai motyvai. Dar įdomu tai, kad kaip modelis paskutiniu metu, kurio mes turėtumėm sekti, buvo įvardintas Slovėnijos pavyzdys, kur sveikatos sektorius ir išliko nuo visų pertvarkų, žlugus geležiniai uždangai, išliko iš esmės valstybinis. Tačiau kyla klausimų, ar tas modelis mums tinka, jeigu mes atsisakome kai kurių esminių elementų. Slovėnijoje sektoriaus finansavimas yra artimas 11% BVP. Pas musgi atsisakius privataus sektoriaus paslaugų ir visai pripojant
mokėjimą tiesiogiai, tai yra out of pocket, jisai sieks apie 5% BVP. Ir vargu, ar užteks tikrai pagrįstos abejonės, ar užteks šito finansavimo, kad pagrįsti ir išlaikyti, pagrįsti realiais veiksmais ir išlaikyti efektyvę sveikatos sistemą. Dar reikėtų pabrėžti, kad toj pačioj Slovėnijoje nemaža dalis iš tų 11% yra finansuojama out of pocket būdu. Ir kas įdomu, toje struktūroje didelę dalį užima būtent lėšos skiriamos iš privačių draudimo fondų. Pas musgi atrodo, kad ir viena, ir kita sritis, na, sakyčiau, neūkiškai, nepagristai skaičiavimais, o iš ideologinių paskatų vėlgi stengiamasi ją redukuoti. Tokios būtų mano pastabos. Labai dėkoju už skirtą laiką. Dėkui, Robertai. Dovilė Bičienė norėtų replikuoti, tai suteikiu žodį Dovilė jums. Aš dėl to socialinio dialogo užklausto, tai mes buvom viena iš tų organizacijų, kur teikiam tos raštus. Ir tikėjomės to socialinio dialogo, jisai buvo labiau deklaratyvus, žiniasklaidai matydavom, kad teigiama, kad yra bendradarbiaujama, kalbamasi, bet labiausiai priblaškė, tikėtina jau čia daugelis žino, tai kad buvo kviesta į vieną sutikimą su SAMU ir su VLK ir buvo parašyta, kad kviečiame pacientus ir teisininkų nenorėtume matyti. Taip, ne taip konkrečiai, bet gražiau buvo apvilkta. Tai tie, kurie yra, pavyzdžiui, organizacijų vadovai ir yra pacientai ir turintys teisinį išsilavinimą, jiems buvo pasakyta, kad mes jūsų nelaukiame, kviečiame tik pacientus. Su tuo tokiu galbūt paslėptu tikslu, kad argumentai nebūtų grįsti teisę. Tai šitas iš tikrųjų labai privertė nustebti blogąja prasme ir manom, kad pacientai ir pacientų organizacijos auga dabar ir turėdama savo gretose teisininkus, jos tik tai atstovavimą savo gali turėti stipresnį. Tai dialogo iš esmės nelabai yra, nors pacientai norą ir poreikiai tą dialogą tikrai rodo. Aš dar norėčiau Daivai Kazlauskienei suteikti žodį. Diga prezidentei, prašau. Labą dieną. Taip pat nesinori kartotis, bet klausant visada pagalvoju, tai ką daro vadovai valstybinių įstaigų, ar ne, kurie turi tokį didelį nuostolį. Tai ką jie daro? Jie nori suteikti daugiau paslaugų. Kaip suteikti daugiau paslaugų, jeigu tu neturi daugiau specialistų? Reiškia trumpinti vizito laiką. Kadangi vizito laikas niekur nėra apibrėžtas, kiek mes pacientui skiriame, tai mes liepiame gydytojui vietoj to, kad jis aptarnaudavo kas pusę valandos, aptarnauti kas 20 minučių. Gydytojas perdega, nes jis negali per 20 minučių suteikti pilnos konsultacijos, jis žmogų tik tai pradeda apžiūrėti ir įsigilinti, jam net nėra kada, todėl jisai deda pareiškimą ir eina lauk iš darbo, nes jo gydytojo pašaukimas yra gydyti, o ne tik tai dalinę paslaugą suteikti. Tai neapibrėždami mes tos konsultacijos trukmės, neįvardindami, kiek šeimos gydytojas turi skirti laiko savo pacientui, kiek jisai gali turėti pacientų, mes tiesiog keliame klausimą tą perdegimo, nes tas žmogus, kuris renkasi specialybę tokią, jis nėra verslininkas, jo pašaukimas yra gydyti žmonės. Tai, manau, niekaip neįspręsime, nepradėję nuo pamatų, kad jeigu mes į PR sakome, turime suteikti registracijas ar ne, tai pati įstaiga sprendžia, kokiu dažniu, koks registracijos trukmė, kiek, ta prasme, vizito laiko trukmė. Tai jeigu aš vis tiek būsiu nuostolėje, sakysiu, žiūrėkit, blogai, mums reikia išlipti iš to minuso, tai to, tai esi pajėgi, tai dar gal kas 10 minučių aptarnauk ir taip mes uždirbsime daugiau pinigų. Arba kitas kelias prirašinėti. Sėdi statistikai, kurie fiktyviai veda apsilankimus, veda tas konsultacijas neišplėstinės, už kurias valstybė mato, kad jų yra perdėtai daug, nes tam, kad išbristi iš to nuostolio, nes
būkim teisūs, jeigu mes negalime įvardinti ir nenorime suteikti normalaus apmokėjimo, jeigu negalime skirti iš biudžeto pinigų, tai leiskime pacientam prisimokėti. Nes žmonės juk ir stengiasi ir dirba ir moka įmokas didelės tam, kad jie galėtų turėti kažkokią tai garantiją, kad jie galėtų gauti paslaugą jam irgi priklausančiais valstybės. Dabar mes juos norime eliminuoti, nes jie vis tiek rūpinasi savo sveikatą, jie nori grįžti į darbo gretas, jie turi dirbti tam, kad jie turi įsipareigojimus ir prieš darbdavius, ir prieš bankus, tarkim, ar ne, tai jie eis į privačią mediciną. Bet neužilgo jie iškels klausimą, o tai kodėl aš moku įmokas? Kodėl aš turiu atiduoti tokią dalį ir negauti nieko? Ir aš manau, kad ta dalis žmonių, jie yra protingi. Ir teismai, jie yra neišvengiami. Padarius šitą reformą, tą atskirimą, mes daugiau bilinėsimės ir valstybė patirs daugiau išlaidų, norėdama apsiginti. Tai reikia tiesiog viską labai įsivertinti ir pabandykim suakcentuoti, kur ta pradžia. Tai ačiū. Dėkoju. Dabar bent 3 teisininkai čia esantis nori pasisakyti, bet aš visgi visų pirma norėčiau dar labai kantriai laukia merai. Mūsų ir Audrius Klišonis, Plungės rajono meras ir savivaldybių asociacijos prezidentas. Audriau, žodis jums. Taip, sužinojau, kad teisininkai nesarga, tai gal reiktų diplomus turėti visiems, tai tada tiesiog būtų mažiau pacientų. Bet iš tikrųjų, jumoras jumoru, situacija tikrai nėra gera, nėra skani. Ir tą problematiką vis tik tai mes matom ir turim, tai labai, ir čia labai gerbimo kolegos Audriaus buvo bendravardžio pasakymas dėl apnėjos, tai yra atskiros specialybės, ten, kur tikrai situacija yra labai sudėtinga, ten, kur turim, pavyzdžiui, kokio otoneurologo ar kažką mes turim tiesiog ant vienos rankos pirštų skaičiuojamų, kiek Lietuvoje yra, tai ten situacija gali būti ganėtinai stipriai įtempta, kitur galbūt jinai šiek tiek mažiau įtempta, bet problema turbūt yra kokia. Problema yra tai, kad šiandien važiuojant čia į Vilnių, į Seimą, tiesiog išgirdom, judėjo turbūt ir kiti, kad dar 3 neurochirurgai, neurologai ar neurochirurgai, neurologai turbūt, dar 3 iš Vilniaus santariškių klinikų dar 3 išėjo. Tai manau, kad tai nėra labai geras dalykas ir kadangi šalimais visai netoli yra Šiaulių ligoninė, kuri prieš turbūt kokius 5-6 metus buvo viena iš pavyzdinių ir geriausiai, netgi gavo įvertinimą kaip geriausiai dirbanti Sveikatos apsaugos ministerijos pavaldumo gydymo įstaiga, šiandien yra beveik sugriuvusi. Tai rodo ką? Tai rodo tai, kad iš tikrųjų problemos yra didelės dėl administravimo klausimų. Ir matom, sakykim, su Altakalniu Vilniuje situacija, kuri tikrai yra be galo prasta, ten, kur byranti situacija visiškai. Ir mes matom, kad, sakykim, tas pats viešasis sektorius jis tikrai byra. Ir čia paklauskim patys, kodėl jisai byra. Tai tų problemų turbūt nerasim, čia nėra daktaro įskaudos, kuris duotų vieną tabletę, tiktų visiems sprendimo variantam. Tai kalbėkim reikia viską. Kodėl tas gydytojas pasilieka, nenori vardinti gydymo įstaigos, pasilieka ten 0,25 etato ir dirba kitose dar 2 arba 3 įstaigose. Kodėl jis ten išeina dirbti? Todėl, kad realiai jisai nori žmogus, kuris mokinosi 10, 11, 12, 13 metų, kai jo kolega, klasės draugas pasimokinęs 4 metus, jau 8 metus kūrė savo gyvenimą, į savo gyvenimą pradeda tai kurti. Tai natūralu, kad yra jo paties lūkesčiai, padarius tokią didelę investiciją į save kaip į mediką, kad būtų grįžtamasis ryšys. Ir dirba jisai 3 ar 4 įstaigos ne dėl to, kad jam tai yra malonu, bet dėl to, kad jis galėtų patenkinti savo lūkesčius, savo šeimos lūkesčius, nes jam taip pat kaip jaunai šeimai reikia išauginti vaikus, reikia nusipirkti butą, gyvenamą plotą šito vieto arba įsinuomot, reikia nusipirkti kitus dalykus, kurie reikalingi tam, kad šeimoje jisai gyventų kaip žmogus kaip oriai. Ir jeigu iš tikrųjų kalba buvo apie įkainius, kuriuos mes turime valstybinės ligonių kasos, kai iš tiesų ta garsioji DRG, kuri padaryta tikrai su labai gerais ir tikrai protingais tikslais, jinai tikrai labai kūrybiškai pritaikyta Lietuvai. Ir mes matom, kad pagal tą DRG iš tikrųjų sistema nėra veikianti. Ir jeigu norint, kad tie patys specialistai dirbtų viešosiose įstaigose, santariškėse, kitur,
tai būkim malonus, bet jam sumokėkim normalų atlyginimą. Tada jisai dirbs vienoje įstaigoje, dirbs viso etatu arba galbūt 1,25 arba net jeigu yra 1,5 etato ir tada iš tikrųjų jis galės patenkinti ženkliai didesnį poreikį. Bet ženkliai didesnį poreikį tų pačių, ačiū už laikus, už tų pačių poreikių žmonių. Bet jeigu mes apsimetam, kad mokam atlyginimą, tai galbūt tada kita pusė apsimeta, kad jinai dirba. Ir čia mes turim sugretinti ir vieną ir kitą pusę. Ir mano matymas yra galbūt truputėlį ir kitoks. Tai jeigu mes nes matom ir tas pačiam viešojo sektoriaus įstaigos, kurios yra. Na, tas pats, sakykime, Antakalnis, kuris buvo, kai Evaldas Navickas buvo vadovo. Situacija buvo visiškai kitokia. Tai tą patį viešą sektorių galima, reiškia, suvaldyti. Matom Vilniaus rajono polikliniką, kur dabar kaip tik Evaldas atėjo. Vėl taip pat situacija yra ten, kur ten gydytojai nori ateiti. Tai mes matom tam pačiam viešajam sektoriui, kur yra skirtingi dalykai. Tai čia yra vienas dalykas vadybos klausimai. Kitas dalykas, iš tikrųjų turim pasižiūrėti tą patį finansavimą. Šiandien, kaip tik tai su kolega Antanu, mes buvom Seimo valdybą ir kalbėjomės, vienas iš klausimų būtent buvo situacija susijusi su ligoninėms, su atsiskaitimais, su kitais dalykais ir kaip tik tai Seimo pirmasis vicepirmininkas Raimondas Šukys, kuris buvęs sveikatos apsaugos ministras, kartu su Seimo sveikatos reikalų komiteto pirmininkė, teikė siūlymą būtent dėl įmokos už valstybės draudžiamus asmenis. Nes šiuo metu valstybės draudžiami asmenys moka 2,3 karto mažiau, už juos sumokama valstybė, negu sumoka dirbantys asmenys. Tai teikia tam, kad būtų iš tikrųjų valstybė realiai taikytų solidarumą, kurio grįsta mūsų sveikatos draudimo sistema, tačiau, kaip nebūtų keista, iš vyriausybės ir iš sveikatos apsaugos ministerijos tam nebuvo gautas pritarimas. Tai jeigu mes apsimetam, kad šito vietoj skiriam šitai sistemai lėšas, ir mes dar jas pakankamai prastai administruojam, ar galvojam, kad varu būtų galima suvaryti medikus atgal į viešąjį sektorių, jeigu šito vietoje mes realiai privatų sektorių praktiškai sunaikinsim. Tai aš manau, kad ta linkme, ko gero, negalima judėti. Ir mano matymas dar būtų netgi šiek tiek radikalesnis, nes čia žiūrėt vėl su masto ekonomikos dalykų. Tai jeigu mes norim, kad šito vietoje mūsų medikai, kurie tikrai mūsų alma mater, tiek Vilnius, tiek Kaunas, paruošia fantastinius gydytojus, fantastinius sveikatos priežiūros specialistus, ne tik tai gydytojus, paruošia puikius, jie turim į pakankamai daug įrangos. Tai galbūt darykim sąlygas tokias, kad čia galėtų iš vokiečių ligonių kasų krankenkasiai, iš kitur važiuoti, iš Jungtinės karalystės, ten, kur tikrųjų problemos yra didelis, kad čia pacientai galėtų papildomai atvažiuoti. Mes jiem duokim galimybę čia operuotis, jie papildomai gaus lėšas iš ten ir šito vietoje į mūsų sektorių papildomai atneš pinigus, kurias mes galėsim naudoti tų pačių medikų atlyginimo, tos pačios įrangos įsigijimui. Ir šito vietoje iš tikrųjų tie patys medikai, kurie šiandien dirba po 3-4 gydymo įstaigas, jie džiaugsis, kad jie gali dirbti vienoje įstaigoje, gauti oro atlyginimą ir visi dėl to bus patenkinti. O dabar, kai mes tiesiog tą prievartiniu būdu norim šitą visą suadministruoti, tai mūsų medikai yra tikrai labai gerai išsilavinę. Taip dabar kalba eina apie tai, kad labai nedidelis kiekis, apie 12% PSDF pačiam sektoriui yra mokama būtent už konsultacijas. Bet nemaža dalis būtent, sakykime, tų daugiau dirbančių medikų yra jaunesnio amžiaus. Ar jie įgyveninus tokią sistemą, kai realiai nebus sudaromos sutartys su privačiom įstaigom, ar jie iš tikrųjų ramia galva ateis į viešąjį sektorių toliau, kad gal grįžtų dirbti. Aš turiu tikrai abejonių dėl to ir manau, kad medikai, kurie turi gerą išsilavinimą, gerą kvalifikaciją, kurie žino keletą užsienio kalbų, tai jiem visas pasaulis, tame tarpe šalimai esančios Skandinavijos šalis, Vokietija, Jungtinė karalystė yra pakankamai atviri. Ir mes neteksim dalies tų specialistų, kurie šiandien teikia mūsų žmonėm paslaugas. Tai va šita baimė man tokia atitinkamai yra. Ačiū. Dėkui. Vitalijus Gailis. Atsiprašau, kolegos, Teisės komiteto posėdis šiandien intensyvus. Ir Teisės komitete šiandien beje buvo 3 klausimai siejami su
prieštaravimų konstitucijai. Tai, kaip žinot, šis projektas pateikimo stadijai buvo įvertintas kaip projektas prieštaraujantis konstitucijai ir Teisės komitete labai nedidelė persvara jisai sprendimas buvo, kad ateitų į posėdžių salę. Pagal Seimo statutą Seimo teisės departamentas prieštaravimą vertina ir priėmimo stadijoje, na, po to lieka skundas į konstitucinį teismą. Tai aš manau, kad prieštaravimai konstitucijai nėra pašalinti svarstymo stadijoje ir mes turėtumėm sulaukti Seimo teisės departamento išvados dėl priėmimo stadijoje, dėl prieštaravimo konstitucijai. Vakar svarstymo stadijoje yra 56 berods Viktorija balsai. Jų labai reikšmingai sumažėjo, tame tarpe ir mūsų komitete yra pasikeitusi pusiausvyra šituo klausimu. Kolegos, tiesiog dirbkime, nenuleiskime rankų ir turime dar konstitucinės valstybės principus užtikrinančias normas ir priemonės ir institucijas. Tai aš manau, kad šis projektas tiesiog prieštarauja konstitucijai ir turbūt konstitucinis teismas, jeigu jau atsitiktų nelaimė, įrodys tai. Dėkoju. Agnė, gerbiama Agnė, norėtų replikuoti. Buvo paminėta. Ačiū labai, iš tikrųjų labai noriu pritarti gerbiamo Audriaus Klišonio pasisakymui ir irgi pridėti dar dėl medikų trūkumo, ypatingai regionuose ir ne tik regionuose, iš tikrųjų, bet apskritai viešosiose įstaigose. Tai čia gal irgi per pavyzdį pateiksiu, kadangi pati esu dermatologė ir esame tikrai labai linksniuojami dažnai ir minimi. Tai pavyzdys būtų toksai, kad, na, iš esmės tikrai žinome, kad viešosiose įstaigose dermatologų trūksta dešimtimis, tuo tarpu mes paruošiam kiekvienais metais viso labo 2 dermatologus per Kauną ir Vilnių, kurie yra ruošiami valstybės finansuojamos rezidentūros vietose. Visi kiti susimoka už savo studijas rezidentūros daugiau nei 40 000 eurų. Ir tada natūralu, kad šitie žmonės, jie neina dirbti viešąjį sektorių, kadangi jiems reikia ir atlyginimą užsidirbti, ir savo studiją susimokėti, ir kažkaip pragyventi. Tai čia vėlgi turbūt reikėtų kalbėti apie tai, kad vis dar paklausa medikų, ypatingai tam tikrų specialybių, yra kur kas didesnė negu pasiūla. Ir tada, kaip ir dažnai savivaldybė sako, kad vyksta tam tikras išpirkimas, kad viena savivaldybė siūlo tokią sumą, kita dar didesnę sumą ir toks vyksta kovojimas dėl to, kaip tą gydytoją prisitraukti, bet iš esmės mes per mažai ruošiame būtent specialistų ir vis dar, kadangi turime valstybės nefinansuojamas rezidentūros vietas, tai kasmet maždaug apie 70 medicinos studentų po 6 kurso, jie kaip ir negauna tos finansuojamos vietos ir jiems yra pasirinkimas vėlgi arba studijuoti savo lėšomis arba iš viso išvykti į užsienį. Tai mes tokiu būdu tiesiog paskatinam tą išvykimą ir tikrai žmonės emigruoja, puikiausiai tuomet rezidentūrą atlieka užsienio šalise, Skandinavijoje, Vokietijoje ir įgyja tą specialybę. Tai manau, čia irgi yra labai svarbu, kad mes tiesiog prarandame jaunus gydytojus. Dėkui, Agnė. Antanas Kalnius, Kretingos rajono meras. Labai malonu, gerbiama pirmininkė, kad pakvietėt ir tikrai negalėjau nepasinaudoti progą ateiti, pasidiskutuoti. Aišku, merai mes nesam tos ryties specialistai, kad apie mediciną galėtumėm išsamei išnekėti apie kiekvieną aspektą. Tačiau, ką šiandien išgirdau, galiu drąsiai konstatuoti, Kretingos rajonas yra kaltas dėl to, kad sumažėjo eilės pacientų. Ir paaiškinsiu vėliau, kodėl. Kad rajonas vystytųsi, kad jis augtų, kad į jį atvažiuotų gyventojai ir verslas, reikia 3 dramblių, ant kurių laikytųsi visa savivaldybė. Pirmoji tai yra darželiai, antroji tai yra švietimas, trečia yra medicina. Jeigu tu visą tai turi, tu gali statyti savo rajoną. Taigi, Kretingos rajonas pasikeitus vadovui ligoninė pasikeitė iš pagrindų, pradedant nuo estetinio vaizdo, meno kūrinių,
visokiausių gražių dalykų, spalvinių gamų, iš išorės, iš vidaus. Ir šiai dienai nustebinsiu visus. Mūsų ligoniniai netrūksta gydytojų, netrūksta slaugytojų, nes viską vadovas teisingai suorganizavo. Darbas vyksta taip, per 2 metus pacientam paslaugų yra suteikta nuo buvusių prieš 2 metus už 4 milijonus, šiai dienai yra virš 10 milijonų biudžetas pačios ligoninės. Ligoninė dirba pelningai, sąskaitoj turi pinigų vėlgi pakankamai ir gali, kaip sakoma, disponuoti visų tuo. Kaip tai pasisekė padaryti? Labai didelė intervencija, kaip ir sakiau, vadyba, plus savivaldybės prisidėjimas visur, kur tik įmanoma. Prieš keletą metų mes nupirkom kompiuterinį tomografą, neturėdami ligonių kasų pritarimo, nusipirkom ir neturėdami pritarimo ir buvo pasakyta, kad jūs negausite finansavimo, jums už tai nebus apmokama, bet mes ėjome va-bank. Ir tai šiai dienai yra pasiteisinę, nes jeigu dalis pacientų iš karto atvažiavę sumušimą ir dar kažkas išvažiuodavo į Klaipėdą, tai šiai dienai atvažiavo pacientas, jis nueina atliekama kompiuterinė tomografija ir visas gydymas palieka mūsų ligoniniai. Tačiau nukraujavome gana stipriai, nebetekome gimdymo skyriaus, dalinai vaikų skyrius veikia, kadangi reformą įvykdėme, tas, kas buvo prašoma prieš keletą metų, tą padarėme. Dienos stacionaras pas mūsų veikia pilnai ir dienos chirurgija. Apie tai, kas buvo prašoma, savivaldybė yra su ligoninė viską padariusi. Ir šiai dienai mūsų ligoninė, jau dabar prieisiu prie to, kodėl yra kalta, nes operacijų padaryta yra už 600 000 nuo suplanuotų operacijų, tiek yra daugiau padaryta. Vasaros vidury, matydami skaičius, nuvažiavome pas ligonių kasų vadovą ir išsakėm tą tokį nuogąstavimą, kad mes galim vienoje vietoje sustoti ir neturėti iš ko gydytojams apmokėti, tai buvo kaip ir pažadėta, tikrai tai nėra labai didelė pinigų suma, tikrai rasime ir tikrai pagelbėsime, tačiau šiandien lapkričio 1 dieną ir tikriausiai mes mėnesio pabaigoje privalėsime stabdyti operacijas. Nonsensas, kuris yra nesuprantamas, jeigu mes visi sakom, kad eilės yra ir mes galim jas padėti suvaldyti, tai mes tuo keliu ir ėjome. Vienas dalykas, atsakingai planuodami. Suprantu vieną paprastą dalyką. Visoje medicinoje nebus taip, kad visos pozicijos būtų pelningos ir jos duotų įstaigai pelną. Vienos yra pelningesnis, kitos nepelningesnis. Bet ant šito modelių tu tada gali statyti. Viena procedūra, ciklas gydymo, ar kaip čia įvardinti, yra pelningas, kitas ne. Ir tu čia paprasčiausiai gali bendrą turėti teigiamą kontekstą. Deja, mes už tai esam baudžiami ir gruodžio mėnesį operacijų nebus daroma. Tai kuo tai grėsia ligoniniai? Ligoniniai grėsia tuo, kad gydytojai sakys, palauk, tai aš darbo neturiu, jis išeis į kitas įstaigas. Jeigu mes prieš 2-3 metus ir dabar tas pats mažesnėse savivaldybėse vyksta, kad mes perpirkinėjam ir vagiam vienas iš kito gydytojus, siūlydami rezidentų programą, siūlydami atvažiuok, gausi pirmajam būstui, visą tai. Šiai dienai mes nuėjom nuo to ir mes galim suteikti gydytojui pilnavertiškai ir atlyginimą, ir geras sąlygas. Įranga savivaldybė viską yra supirkusi. Tačiau neleidžiama. Tai kas įdomiausia, šalia mūsų yra Klaipėdos didelis centras, gydymo įstaiga, kuri gali daryti visas procedūras nuo pačios paprasčiausios iki pačios sudėtingiausios. Tačiau kodėl nėra skirstoma? Tas paprastasias operacijas tikrai gali daryti mūsų tos rajoninės ligoninės.
Tuo tarpu, kai sudėtingesnės atlaisvėja tiek chirurgam, tiek neurochirurgam, visiems atlaisvėja rankos ir jie gali daryti sudėtingas operacijas. Ir mano žiniomis, kad šiai dieną jau Klaipėdos universitetinė ligoninė lyg tai gavo leidimą teikti net vaikų gydymo paslaugas. Tai vadinasi, prasideda konkurencija tarp įstaigų, kurį nugalės. Čia būtų gal ir nieko, tu vietoje, kaip ir sakytumėm, kad, konkurencija yra sveikas dalykas, tačiau, kaip ir Seimo valdybai paminėjau tokį faktą per pandeminį laikotarpį, mes turėjau nakties metu skambutį, kai įstaigos vykdytojas paskambino ir sako, Antanai, pas tave atvažiuoja viso regiono gimdyvės, nes mes tada dar turėjom gimdymą. Neturiu personalo, neturiu nieko, bet suprantu, kad tą dieną reikia viską rasti. Viską radom, pasiruošėm. Džiaugiuosi, kad vykdytojas paskambino, sako, nereikia, atšaukiam viską. Smagu, džiaugiausi, neįsivaizduojat kaip. Bet ar tokia situacija neatsikartos? Situacija su mūsų kaimynų tikrai nėra gera ir dieną X Klaipėdos universitetinėje ligoninėje sustojus, vienintelė, kuri šiai dienai tam gale yra Kretingos rajono ligoninė, Palanga jau nebeturi, Skuodas nebeturi ir mes dar šiai dienai aptarnaujam šitos rajonus. Tai situacija yra bloga, tikimės, kaip sakoma, pasitelkdami ir Seimo narius, pasitelkdami ir žurnalistus, tikrai toj vietoj bandysime kovoti ir nenusileisti, žinot, mes žemaičiai esame, mes mokam kovoti iš istorijos, tai tikrai toj vietoj nenusileisim ir tikiuosi sveikas protas ir sveika logika nugalės ir vis dėlto mes turėsim geresnį rezultatą. Dėkui už pasidalymą jūsų patirtimi ir prašau Vytautas Šilinskas, investuotojų forumų vadovas, o prieš tai socialinės apsaugos ir darbo ministras. Taip, o dar prieš tai teisininkas nelemtas, kur čia daug paminėti buvo. Bet aš ir norėjau pasidalinti, žinokit, kai pamačiau reformą pristatinėjo komitete, tai aš vos iš kėdės neišvirtau, nes aš atsiminiau, kad jeigu aš su tokia medžiaga būčiau į teismą atėjęs, tai mane teisėjas būtų išvaręs lauk ir atėjęs licenciją apskritai grįžti į teismą, nes aš tikėjausi analizės, turim problemą, problemos dydis toks, čia yra veiksmai, ką mes padarysim ir čia bus rezultatas, kurio tikėsimės. Komitete mes pamatėm tik tais ant pristatymo uždėtą ranką parašytą laišką, kuriame žmogus tikisi, kad viską gaus greitai, nemokamai ir kokybiškai. Tai lūkestis geras yra, bet tą atliepti nėra lengva. Ir ministerija suprasdama, kad tą atliepti nėra lengva, pasirinko ne stengtis atliepti piliečio lūkestį, bet surasti kaltą ir jį nubausti. Tai apsidairė aplinkui, kas čia galėtų būti kalti ir nusprendė, matau, privačios medicinos pacientai ir gydytojai. Žulikai yra, reikia juos nubausti. Tai jau priėmė kelis sprendimus vyriausybė, tai pirma, reiškiasgi apmokestino privatų sveikatos draudimą. Nuolat visi šnekame, kad medicinoje mažai lėšų pas mus Lietuvoje nuo BVP, apmokestintas sveikatos draudimas mažina lėšų medicinoje privačių. Tada antras sprendimas - uždrausti papildomai pacientams susimokėti. Aš suprantu, kad būna piknaudžiavimų, reikia kontroliuoti, riboti, kad tokių atvejų nebūtų. Bet ministerija pristatymą kelis sykius minėjo, nežinom, nematom kiek, negalim atsakyti, tik tais ne tai, kad padarytų analizę išspręstų, bet daug kartų kartojo, kad negali. Vėlgi, lėšų, privačių lėšų medicinoje mažinam. Antras sprendimas. Ir trečias dabar yra sprendimas pakelti lėšas pacientam, kurie naudojasi privačia medicina. Tai reiškia uždrausti, kad dalį apmokėtų jau sumokėtais mokesčiais, tai padidinti kainas ir tokiu būdu koks rezultatas bus. Tai rezultatas bus trejopas, tai mažės privačių lėšų, čia jau yra faktas medicinoje, mažės gydytojų atlyginimai. Ta ministerija parodo kaip privalumą. Man tai protu nesuvokiama. Aš maniau, kad čia negali būti taip blogai, kai pamačiau, kad komitete taip, jie ir per televiziją viešai sako, kad taip mes tikimės, kad sumažės gydytojų atlyginimai privačiam sektoriui ir jie tada bus priversti grįžti į viešai. Tai reformos tikslas - eilės sumažinti ar gydytojų atlyginimus sumažinti. Nes jeigu eilės sumažinti, tai aš tikėčiausi, kad turėtų būti pristatyta, kaip tos eilės sumažės ir kiek jos sumažės.
Nieko panašaus nėra, jokių skaičių nėra apie tai, kad eilės sumažės. Tai apie ką tada reforma? Aš bandžiau savo suprasti ir atsakyti. Tai reforma yra tradicinė apie galią. Prieš privačią iniciatyvą, prieš paciento teisę rinktis, prieš gydytojo teisę rinktis, kuriam dirbti valstybinėje ir privačioje įstaigoje. Girdėjot, priversti ar ne irgi įrašyti įstatymą. Tai komunistai išvažiavo, bet idėjos liko. Nu tai kaip gaila yra. Ir pikta, ir gaila. Tai o ką reikia daryti? Tai jau geras pavyzdys buvo. Ir daugiau tokių pavyzdžių yra. Gera vadyba ir politinis palaikymas. Vat ir Kretingoje girdėjom, aš ir Kauno klinikas girdėjau, ir Klaipėdos ligoninė irgi, kur atėjo vadovai ir skolos pradėjo mažėti, ir eilės pradėjo trumpėti. Galima išspręsti tas problemas, jas sprendžiant. Bet tada reikia atsisėsti, identifikuoti problemas, susidėlioti planą ir jas spręsti, o ne ieškoti kaltų ir kaip nubausti. Nes dabar, jeigu priims, tai čia bus tragedija, mano nuomonė, nes nukenties visi. Ir aš nežinau, turbūt iš savo pinigų asmeniškai lažinčiausi su ministre, kad eilės nesutrumpės, nes jie niekur ir nežada šito. Ir tikrai laimėčiau. Taip, prašau. Žinokit, jeigu Kretinga gerai dirbs, eilė sumažės. Vienas dalykas, bet čia juokas juokais, bet visada mokytojas sakydavo vieną dalyką. Kaip ir kolega sakė, kai pasakai, kad blogai yra, kai pasiskundi, visada siūlyk ir variantą, kaip pataisyti. Bet šitų, ką kolega sakė, iš tikrųjų yra ir daugiau variantų. Tai yra rajoninių ligoninių specializacija. Apie ką kalbu? Kretingos ligoninė gali daryti, aš čia kaip pavyzdį sakau, tai nėra panacėja, bet gali būti, kairės rankos sąnarį keisti, ten dar kažkokią operaciją, specializuokime. Gal dešinės, kairės nedarykim, bet čia darykim specializaciją. Antras variantas, apie ką ir kolega ir sakė, Audrius Klišonis, iš tikrųjų nesinaudojam to turizmu, tai gal mes vis dėlto padarykime daugiau, investuokime į tuos jaunus žmonės, kurie baigs mediciną ir kurkim čia tuos ar privačius centrus, ar valstybinius centrus. Čia jau koks modelis išeis geresnis. Bet duokim žmonėms, medikams gerus atlyginimus ir tada į Lietuvą važiuos medicininis turizmas, apie ką ir sako. Du variantai, aš manau, turėtų būti gerai. Trečias, jį siūlo. Jo, finansų trūksta ir finansų reikia, bet aš taip grubiai primečiau, kitais metais biudžete papildomai bus 1,5 milijardo eurų visuose, ir sodros, ir valstybės biudžeto iš ekonomikos augimo. Ir apie 250 milijonų iš papildomų įvestų mokesčių. Ir čia man skauda ir liūdna, kad kuomet kalbama, kad lėšų trūksta, vėlgi komitete buvo pristatoma, kad reikia padidinti mokesčius. Ne, mes turime auginti ekonomiką ir mes ją galime auginti, nes BVP vienam gyventojui šiuo metu yra apie 2 mažesnis už Švedijos. Tai reiškia, kad potencialas kaimynai pasiekė, mes irgi galime tą pasiekti, turėti 2 daugiau lėšų, negu turime dabar be papildomų mokesčių. Simonas Pataugenis. Tai aš irgi norėčiau kažkaip prisijungti prie ir reflektuoti keletą dalykų, kurie buvo paminėti. Ypač nemažai minčių atkartojo mano suolo draugas praėjusioje vyriausybėje, čia užpraėjusioje, kaip čia dabar vadinti. Bėga laikas, keičiasi žmonės, problemos, ne tai kad tos pačios, bet naujai kūriamos. Bet keletas dalykų. Tai bent jau anksčiau tas teisėkūrinis procesas buvo paremtas tam tikrais žingsniais, kurie buvo privalomi. Ir tarkim, mūsų vyriausybės laikais ten galėjau patikti, nepatikti, bet kokį rimtą pokytį darydamas turėjai pateikti alternatyvų analizę, ten vykdavo diskusijos, prie to buvo pririštos pažangos lėšos ar kitokie dalykai. Dabar mes net šitoj frakcijoje prašėm visokių galimybių studijų, kitų dalykų, kur ministrai sako, mes ten žinokit darom, tikrai darom. Tai reforma jau važiuoja, ta galimybių studija pakeliui atsirado ir viskas iš to tokio vargo vakarienės, nes ministras sako, tai žinokit, ten mes savo jėgom darom, ten dirba pas mus mokslo daktarai, ten jie ar darbo metu, ar po darbo čia dabar skaičiuoja, žiūri. Žiūrėkit, nerimtai atrodo viskas, ne tokiu būdu reikia prieiti prie reformos. Ir kalbant apie finansavimą, tarp kitko, prie galimų pajamų augimo yra dar kitas, ką finansų ministerija nesibodi pabrėžti, kad 2 metus iš eilės jie dar prognozuoja didesnį biudžeto surinkimą iš vartojamo mokesčių, kuriuos sukels pasitraukimas iš antrosios pensijų pakopos. Tai čia
lipam ant to paties grėblio, kai čia buvo labai teisingai pasakyta, kad jeigu valstybė pati sakytų, žiūrėkit, mes investuosim daugiau, dėsim, yra reforma, užmaitinsim ją lėšom ar iš ekonomikos augimo ar panašiai, tai niekur to nėra žadama, nei su pensijų reforma, nei su sveikatos irgi sektoriaus reforma to nėra žadama. Dar daugiau. Tada, jeigu yra tikslas, ministrė beveik tą ir pripažįsta, kad, ne pacientas jiem yra įdomu valdiškos įstaigos, kaip darinys ir dar net mums pakartoja, sako, jeigu turite idėjų, kaip stiprinti viešai sektorių, mes prašom tų idėjų. Bet žiūrėkit, tai dabar kas gaunasi? Tai jeigu yra problema, kad nėra tiek gydytojų ar panašiai specialistų ir juos reikia persivilioti atgal iš privataus sektoriaus, tai kokie, yra keli būdai, bet vienas iš jų yra irgi sąlygos arba kitaip tariant uždarbis, bet uždarbių yra tik tai gydytojams kitų metų biudžetinių matoma vos 3% augimo, kas yra praškai mažiausiai iš visų kitų viešojo sektoriaus darbuotojų. Tik jie tą gudriai pateikia, jie sumeta kartu su slaugytojais, dar ten kažko ir ten gaunasi 5 vidurkis. Seimo nariai toks jau daiktas. Tai žiūrėkit, tai dabar aš prie ko vedu. Ir dar, pavyzdžiui, man teko bendrauti su keletu įstaigų vadovų, irgi yra visokių mitų, su tom pačiom eilėm. Sako, privačios įstaigos kuria problemą, nes sako, ten, žinokite, eilės didelės, pas mus greičiau. Toks yra pasteisinimas. Tada aš klausiu jau valdiškų tų įstaigų vadovų, sakau, kaip čia dabar yra su tom eilėm? Taip sako, tų eilių pas mus tikrai nėra tiek, kiek čia viešumoje bandoma pateikti. Tai vėl reiškia ministerija, kaip jai patogu, taip tą argumentą naudoja. Kitas dalykas yra tai, kad, neva pirmą už tas visas paslaugas turi valstybinės ar savivaldybių įstaigos pasimti lėšas ir tik tada privačiom ten kiek liks. Tai dabar klausiu, ką reiškia, tai jūs turit kokį metinį biudžetą, paslaugų kažkokį kiekį ir jį kažkaip išnaudojat ir tada, čia yra tokia irgi tezė, kad tada stumia į tas privačias, žodžiu, ten tų paslaugų gauti. Ne, sako, mes kiekvienais metais turim atspėti, kiek tų paslaugų mes ten turėsim padaryti. Ir suma sumarum, aš jau tikrai ne specialistas, bet girdžiu visokiausių dalykų, kad ir tas praktinis dalykas išsikreipia ir tų operacijų kartais yra per daug, nei kad ten galėtų jų, pavyzdžiui, nebūti ir panašiai. Bet esminis dalykas, kad kai žiūri į įstaigą, tu nematai paciento kelio. Kai tu nematai paciento kelio, tu tada nesuvoki, kur ta lokacija to viso finansavimo ar pokyčio, kur turi susikoncentruoti. Ir tokiu būdu tas plaukiojimas, ištisas plaukiojimas, kuris akivaizdu naudos neduos. Ir visi vėl grįšim prie tų pačių problemų, ten nežinau, kitoje kadencijoje ir panašiai, ir vėl reikės tą žolę, kaip sakyti, iš naujo dažyti žaliai. Tai baigdamas tiesiog, kažkaip, nežinau, kas tikrai labai aiškiai matosi, kad šita reforma yra palaikoma ir tokios, viešos komunikacijos gan stiprios. Pavyzdžiui, kai buvo mokesčių reforma, tai tarkim buvo irgi bendruomenė, kurios tie mokesčiai lietė, jie ten labai buvo susitelkę, labai jautėsi tas atgalinis ryšys. O čia matosi, kad tokiu grubiu, paprastu būdu, per tam tikrus viešinimo dalykus ir panašiai, pati ministerija jungus yra visiška vola, be jokio racionalaus matymo. Ir valstybei taip neturėtų būti tiesiog. Audrius, replika ir Eugenijus. Aš prisiminiau vieną tokį kuriozą apie eiles ir duomenis. Tai žinom, kad IPR nelabai kas ten naudojasi. Ten paimti iš e-sveikatos duomenis irgi nelabai aišku, kaip juos paimti, nes e-sveikata, aš jau senai sakiau, ją reikia išinstaliuoti ir sudėkti iš naujo, nes supūvusi daiktą, niekaip tu jo neatgaivinsi. Tai mes turėdavom įstaigos prievolę teikti eilių ataskaitas iki einamojo mėnesio 10 berods dienos, tai žinokit, kad jau berods kokie 3 ar 4 mėnesiai gydymo įstaigos nebeteikia tokių ataskaitų, tiesiog neliko tokios prievolės, pasikeitė reglamentavimas, iš kur dabar jie ima duomenis? Žinokit, čia
Aš įtariu, kad mes kažko nežinom ir čia yra aukštesnių galių veikimas. Na, jie žino daugiau negu mes. Tai iš kur imami duomenys, ar ne? Duomenim paremta politika, veikimai ir taip toliau. O tie duomenys imami, grįžtam prie to, ką apie eilės ar apie alkoholio suvartojimą, kažkas paėmė, pasakė, neatsakingai ir visi turi tikėti. Bet mano pasakymas kitoks, natūralu, esu politikas ir politiškai žiūriu į tuos dalykus. Man atrodo, kad mes kaip liberalai į sveikatos apsaugą žiūrime kaip į tokį nepolitizuotiną dalyką, nesinori politizuoti to, reikia vadovauti sveiku protu, konstitucija, kuo nelabai atrodo vadovaujasi rengdami šitą reformą. Ir štai mes matom grubų politizavimą iš kitos pusės, iš dabar veikiančios valdžios. Tai yra ideologinis ginčas, mes su ministre čia net frakcijoje pasikalbėjome, sakysime taip, kai jinai pateikė, kad jai vieninteliai iš socialdemokratų deleguotų ministrų pavyko padaryti daugiau negu kokiam Andriukaičiui, socialdemokratų garbės pirmininkui ir taip toliau. Ir jie įsikabina į tai kaip siekiamybė. Mes būtinai socialdemokratiškai išspręsime tą. Aš kaip liberalas sakau, mes nenorėtumėm būtinai ten liberaliai spręsti. Aišku, norisi liberaliųjų tų sudėtinių dalių, pavyzdžiui, konkurencijos tarp privataus ir viešojo sektoriaus, tai ir konstituciškai apibrėžti dalykai ir taip toliau. O čia mes girdime tą lozungą rinkiminį. Valstybė, kuri veikia. Tiesa, e-sveikata sako, šiandien vėl neveikia, ar ne? Tai daug kas neveikia, bet jų bandymas parodyti valstybę, tai viešasis sektorius, kuris veikia. Ir tai yra bandoma įdiegti ne tik sveikatos apsaugoje, bet ir švietime ir taip toliau. Ir kaip jis turi veikti? Lengviausia veikti, sunaikinant privatųjį sektorių. Nes mes matome tikrai daug dalykų, kurie nesiekia geriau pasirodyti negu viešasis sektorius, optimizuoti ką nors viešajame sektoriuje, bet iš esmės naikinti tą privatųjį sektorių. Tiesą sakant, tas socialdemokratiškas įsivaizdavimas, jis šiek tiek buvo ir praėjusioje kadencijoje, gal ne ministerijos lygyje, bet sveikatos apsaugos komiteto pirmininko veiksmuose jau matėsi, turiu omeny man tikrai mielą kolegą Antaną Matulą, ir ypač jis labai ryškiai pasisuko kovoti su privačiu sektorium, kai jo žmona tapo vienos viešosios įstaigos vadove, netoli Tamstos savivaldybės, sūnus tapo kitos viešosios įstaigos vadovu čia Vilniuje, ir štai tada Antanas pasileido plaukus ir pradėjo atakuoti privatų sektorių, gindamas viešojo sektoriaus interesus. Vėlgi, ne geriau pasirodyti, ne optimizuoti veiklą, bet naikinti anuos. Tai jau tada pasigirdo tokie socialistiniai, komunistiniai lozungai, kurių dabartinė valdžia, natūralu, iš savo ideologinių nuostatų eina. Tai sakau, taip lyg norėtųsi pačiam esant senam politikui, nuosekliam politikui, nesibaščiau po politinės partijas, taip sakant, ar po ideologijas, nesinori to dalyko politizuoti, bet štai susiduri su tokiu grubiu Šarikovų elgesiu. Atsiprašau už tą išsireiškimą, bet tikrai toks perdėtas politizavimas to sektoriaus, kuriame klientams, pacientams, paslaugų gavėjams tos politinės ideologijos yra nusispjauti. Turi veikti sistema konkuruojanti tarpusavyje ir duokit man galimybę. Turiu papildomų pinigų, norėčiau prisimokėti. Ai ne, bičiuli, ne. Valstybė, kuri veikia, tai yra valstybė, kuri iš tavęs neims ir neleis tau pasigerinti tau teikiamų paslaugų kokybę. Valstybė viską užtikrins, geroji tetulė valdžia. Tai atsiprašau už tokį politizuotą pasakymą, bet deja aš matau tą veikimą per politinę ideologiją šitame sektoriuje, kurio klientams, pacientams tų ideologijų visiškai nereikėtų. Audriau, prašau. Čia tiesiog, kaip nebūtų keista, tai čia jau buvo paminėta, kad teisininkai nesarga, tai matyti imunitetą turi, bet kaip nebūtų keista, tiek socialdemokratam, tiek liberalam, tiek konservatoriam, tiek Nemuno aušrai ir visiems kitiems,
žmonėm, kurie tiki vieną arba kitą ideologiją, arba jie remiasi, gydymo algoritmas yra tas pats. Visiškai. Tai čia nepriklausomai nuo to. Vienas momentas yra, tai tas iš tikrųjų svarbu. Kitas momentas jau šiek tiek čia buvo kalbėta ir galbūt su tokia truputėlį, tokia kaip šiek tiek humoras, kad e-sveikata vėl neveikia. Tai aš manau, kad jeigu suprast mastą e-sveikatos neveikimo, tai realiai tas pats, kaip pabandykime atjungti internetą. Tai ir tada turint tą situaciją tokią, kai negalima parašyti siuntimo, negalima išrašyti tų pačių kompensuojamų vaistų. Todėl, kad paprastas receptas turi popierinį gali išrašyti, priešingų atveju kitų dalykų nebus. Sistema yra, aš suprantu, Aurelijus Veryga buvo ministrui, ten buvo apsėmę tą registrų centrą, suprantu, įvyko kažkokia kritinė nelaimė. Dar suprantu šitą dalyką. Dabar čia man nėra visiškai suprantami dalykai, nes kažkaip prabėgo žinutė, kad e-sveikata neveikia. Tai yra iš tikrųjų tragedija dėl to, kad krūva žmonių negauna paslaugų čia ir dabar, krūva medikų naktį arba iš ryto ar kažką tai tokio dirba tam, kad galėtų užregistruoti receptus, kad galėtų padaryti žmonėms siuntimus, pavyzdžiui, tyrimus, operacijom ir visiems kitiem dalykam. Čia iš tikrųjų tai yra, aš nežinau, tai yra nusikaltimas. Ir šiandien kažkaip taip, nei medijoje, nei niekur kitur. Aš tikrai prašau, kad frakcijos žmonės pasidomėtų tuo klausimu. Čia yra tragedija. Čia yra iš tikrųjų tragedija, nes jeigu mes žiemą atjungtumėm Gedimino prospektų šildymą, tai čia būtų, nežinau, Dieve mano, kažkas tai tokia. Bet šiandien, kai visa Lietuva yra atjungta nuo sveikatos paslaugų, nieko. Tai vienas momentas yra kitas. Tas, kuris yra antrą momentą, kurį čia vėl taip šiek tiek probėgšmiai truputėlį prabėgom, tai yra tai dėl medicinos gydytojų. Tie, kurie 6 metus atsimokino ir jie šiuo metu sako, jūs pasidėkit nuo kelmelį ir palaukit. Tai yra labai labai didelė grėsmė. Mes tuos žmonės, kurie iš tikrųjų yra, nebijau to dalyko pasakyti, elitiniai savo dalyko beveik jau specialistai, mes jiems sakom, tu pasidėk ir palauk. Tai jiem atsiveria galimybė tą pačią rezidentūrą toliau turėtis darbą kitose šalyse. Ir ten, Dieve mano, tu padėk laukia. Tu turi gerą, puikų specialistą, kuris turi fainus, gerus pagrindus ir tą dalyką atiduodam. Tai iš tikrųjų, nes čia kai kalba buvo apie dermatologus, kaip tai kolegė kalbėjo, kad porą ruošia tik tai dar visur kitur. Pažiūrėkit, dabar viena iš tų pačių problemų yra vaikų ir paauglių psichiatrai. Kiek mes jų paruošiam? Ir sakom, kad yra savižudybių problemos. Su jaunai žmonėmis yra problemos šito vietoje. Nesprendžiam to klausimo visiškai. Ir čia, iš tikrųjų, to vietoje turim tas duris vienaip arba kitaip atidaryti ir saugo tos medikus, kurios vietoje turim. Užauginam ir sakom, skriskit į visas 4 pusės. Tai iš tikrųjų, tam klausimui čia juo labiau įsakymas, jeigu ministras yra. Tiesiog praleidęs esu tą dalyką, tiesiog nepamačiau, bet jeigu tie dalykai tokie yra, čia yra, mano manimu, tai nesupykit, bet tegul ministrė manęs nepyksta, ko gero nusikalstamą veiką. Mūsų laikas jau visai baiginėjasi, bet yra dar norinčių pasisakyti. Audriau, to Edita. Apie e-sveikatą dabar jau tikrai rimtai. Tai ką mes darom įstaigos, kai šitokia yra e-sveikata, tai mes perkame paslaugas iš privačių tiekėjų, tai vadinamos posistemės, kurios yra suintegruotas kartu su kitomis sistemomis. Tai yra Sodra, VLK, e-sveikata. Tai mes pasirenkame vieną įrankį, kad efektyvinti darbą, kad nereikėtų dirbti per 3 skirtingas sistemas, kartais netgi ir daugiau, bet visa tai turi savo kainą. Tai kaip pavyzdys, mūsų įstaiga yra nedidelė, tai yra 30 darbuotojų, ketvirčio sąskaita iš tiekėjų yra 3000 eurų. Tai atitinkamai per metus kiek mums vien tiek kainuoja, taip, realiai, kai mūsų darbuotojai sako, kai mums pristatinėjo prieš daug metų medicinos statistikės, kai pristatinėjo e-sveikatos pačią platformą ir kai mes įsidegėm šitą pas save posistemę, tai sako, aš mačiau
va tą, ką tu dabar, sako, rodai, man pasakojo per mokymus, kad e-sveikata visą tai darys. Ir niekas neįvyko, tai viskas perėjo į privatų sektorių. Ir, na, įsivaizduokit, jeigu tai yra 12 000 eurų, tai aš galėčiau pilnai visam kolektyvui už šituos pinigus, kvalifikacijos kėlimų, seminarai, mokymai, į konferencijas vežti, emocinį raštingumą, visą tai aš galėčiau investuoti į žmogų. Tai įsivaizduokit, kiek mes turime sunaudoti resursų būtent vien tam. Tai čia mūsų nedidelė, yra didesnių įstaigų žmonių. Taip, Vytautai, prašau. Šita sistema ir kitos neveikia, todėl kad netrukus pas jūs ateis valstybės tarnybos įstatymas, pas mus valstybės tarnautoje mokam už klaidų išvengimą, stažą, kas yra dar kartą už klaidų išvengimą, ir krūvį, tai reiškia darbų rutininių darimą ir nesudėtingų. Tai šitą, kol nepakeisim, tol mes visą laiką turėsim taip, kad visi yra darbai mėtomi ir vengiama atsakomybės, o nesiekiama padaryti rezultatą. Nepadaryti sistemą, kad jinai sveiktų, bet susidaryti popierius, komisijas, komitetų sąrašus, aprašus, kad kai neveiks, ne aš kaltas būsiu. Jeigu šiandien reikėtų pasakyti, sveikatos sistema neveikia, tai kuris žmogus šiandien reikia skambinti, kuris komentuoja ir eina ir pasako, žiūrėkit, sutvarkysiu. Jeigu banko sistema neveikia, tai banko vadovas atsistoja ir pasako, labai atsiprašom, gerbimi klientai, tada ir tada veiks, sugedo dėl to ir to. Pas mus nėra atsakingų, kai kažkas neveikia. Edita? Jo, tai jau turbūt visai pabaigai, čia daug visko buvo pasakyta ir jeigu klausant pačios ministrės, kad ir vakar salėje, tai žiūrėkit, kaip jinai komentuoja, jinai sako, kad privatus sektorius veikia puikiai, pasiekia puikių rezultatų, pasiekia puikių finansinių rezultatų, o valstybinis serga. Tai toks lygtai jausmas, kad reikia tas, kas veikia, sugriauti dėl to, kas neveikia. Bet tai čia tokia įžanga ir man atrodo, kad visoje šitoje reformoje tai labiausiai vėl nukentės vidurinioji klasė, kurią socdemai pasiruošė čia ir pradžioje sakė, kad jie labiausiai ją rūpinsis, bet vis dėlto tie žmonės, kurie dirba ir kurie galėjo dar prisimokėti šiek tiek už paslaugas, tai šioje vietoje bus grąžinti į valstybinį sektorių. Bet aš dar kolega užsiminė apie savanorišką sveikatos draudimą ir čia vėl su biudžetu atėjo toks valstybinio socialinio draudimo įstatymas ir taip praktiškai niekas to nepastebėjo, bet gerai, kad atkreipė kai kas dėmesį, bandysim kažką šitoje vietoje irgi žiūrėti, nes visiškai įdėtas, jau jį apmokestino papildomai, padarė lubas, ten 350, o jį dabar dar apmokestina sodros mokesčių ir jis jau 10% apmokestintas kaip visi draudimai, tai jisai gausis brangesnis negu darbo santykiai, tai darbdaviai bus visiškai nesuinteresuoti drausti darbuotojų papildomai, tai ką reikš, kad vėl dar mažiau pinigų į sveikatos sistemą. Tai nežinau, koks tikslas yra visos šitos, čia vienoje pusėje reforma, bet ir iš paskos einančių kitų įstatymų, kurie visiškai susiję. Tai... Vitalijus Gailius 12-16 metais buvo Seimo antikorupcijos komisijos pirmininkas ir ten viskas strigo kūrimo stadijoje e-sveikatos. Tai Gailius ėmėsi, aš detalių nebeprisimenu, bet man toks įspūdis, kad Vitalijus Gailius per antikorupcijos komisiją išreikalavo, kad ten, pagaliau bent jau kažkaip užbaigtų ir startuotų ta e-sveikata, bet visada ir buvo tas įspūdis, bus ten blogai. Tai kai užliejo, gamta stichija, kas čia dabar buvo, nežinau, šilti orai, lapkritis. Raimundas Lopato. Aš tik klausimą turėčiau apie tas vis nelemtas eiles ir klausimą adresuočiau medikų bendruomenės atstovams, tai bendrapartiečiai neįsižeiskit dėl to klausimo. Visai neseniai konservatorių frakcija padarė studiją maždaug 30 puslapių, kurioje pateikti pasiūlymai, kaip tas eiles galų gale suvaldyti. Ar kas nors iš čia esančių matė tą studiją, ar gal galėtų ją įvertinti? Nes aš pradedu dabar suvokti iš visų pasisakymų, kad tos eilės iš tikrųjų gal per daug mitologizuotos. Tai tas konservatorių šiuo atveju, ką jie ten būtų padarę, būtų iš jūsų įdomu išgirsti, ar tai nėra, taip sakant, konservatorių PR-inis dalykas, o gal ten iš tikrųjų rimti pasiūlymai. Tai jeigu nieks nesusipažinęs, tai gaila ir tiek. Gal Uristida ar Andrėjus?
mes neanalizavom šito darbo, bet manau, kad tikrai pasižiūrėsim. Bet kad tai yra stigmatizuojamas klausimas, tai yra akivaizdu ir jisai naudojamas politiniam tikslam pasiekti. Tai atliepiant pono Gedvilo pasisakymą, norėtųsi, kad sveikatos sistema būtų depolitizuota ir to nacionalinio susitarimo vis dėlto vystant šitą sistemą reikia, dėl to, kad, kaip sakiau, specialistų paruošimas trunka labai ilgai, jisai yra, planavimas turi būti į priekį ir besikeičiančios kadencijos jos labai trukdo, todėl kad draskoma yra sistema, tai viena, tai į kitą pusę ir rezultatas mes matom tik tai silpnėja ir blogėja sąlygos. Reda Radikė kelia ranką. Prašau, gerbiama Reda. Aš skaičiau tą jų raštą ir klausiausi komunikacijos, tai ten viskas yra labai panašiai, kas šnekama ir jūsų tarpe. Visi labai panašiai kalba, ten ką papildomai girdėjau, kad jie siūlo išskaidrinti priemokas, rodant jas elektroniniai registracijai, jeigu tokios liktų. Tai čia toks papildomas. O šiaip tai irgi yra siūlymas, kad bendradarbiauti viešajam ir privačiam sektoriui ir jokių būdų nesiūloma mažinti gydytojo atlyginimą. Tai daugiau ten kaip ir nieko tokio neiškirdau naujesnio, visą opoziciją tą patį turbūt. Dėkui, Andrėjai. Ačiū labai. Šiandien kažkaip tai teisininkai labai daug dėmesio sulaukia. Kaip ten, mano studijų laikais buvo toksai geras anekdotas, sako, kas yra 5000 teisininkų jūros dugne. Sako, gera pradžia. Dėl ko mūsų nemėgsta, nes teisininkai dažniausiai ateina su argumentais, su faktais ir gali ginčytis būtent skaičiais. Tai iš to, ką mes šiandien girdėjom, labai gerą komentarą pasakė ponia Daiva Kazlauskienė apie laiką. Bet, pavyzdžiui, jeigu mes pasižiūrėsim su jumis užsienio valstybės, tarkime, Vokietija, Prancūzija, Italija, Ispanija, UK, yra sureglamentuotas tiesioginis klinikinio kontakto laikas su pacientu. Mažiausias yra 15 minučių, optimalus tarp 20 ir 30 minučių. Į šitą laiką nepatenka laikas pildyti dokumentus, kaip mūsų sveikatos atžvilgių, rinkti papildomus duomenis ir panašiai. Šitoje vietoje mes pirmiausia, ką labai stipriai sutapatinam, mes sutapatinam gydytojo darbo laiką su paciento aptarnavimo laiku. Gydytojo darbo laikas yra ateiti, pasiruošti darbui, priimti pacientą, atlikti kitus veiksmus ir tai niekada negalės ir negalėtų būti tapatu. Jeigu mes kalbam globalioje prasme, aš sakyčiau, kad mes turime vieną kartą savo labai aiškiai atsakyti, ar mes turime sveikatos sistemą, ar sveikatos draudimo sistemą. Nes sveikatos sistema tai yra apie pacientą, apie gydytoją, apie gydymą, apie kokybę ir aukščiausios kokybės paslaugos. Sveikatos draudimo sistema yra analogas viešųjų pirkimų sveikatos sistemoje, kaip valstybei efektyviai ir optimaliai nusipirkti paslaugą iš tų resursų, kurios jinai turi ir ką daryti, jeigu resursų trūksta. Kol mes neturime fundamentalus atsakymo, bet sąžiningo tokio atsakymo, mes turėsime amžinas debatus šitoj kadencijai, naujoj kadencijai, kur tik tai ir kaip ten bebūtų. Pagrindinis dalykas, matyt, apie kurį reikėtų pasakyti ir ką mes visi matom, kad niekas iki šiol neišgirdo aiškių, suprantamų, įrodymais pagristų, ko ten nelimti teisininkai reikalauja, atsakymų, kodėl reikia kažką keisti. Net apie tai, aš dabar nekalbu apie turinį, aš kalbu apie tai, kad kodėl kitom priemonėm negalima buvo suvaldyti eilių, pagerinti vadybos ir panašiai. Čia yra problema. O apie turinį galima šnekėti bus atskirai. Dėkoju, visai jau einam į pabaigą, tik matau, kad dar Robertas Knispelis kelia ranką. Prašau, Robertai, jeigu galima trumpai. Dėkui už suteiktą žodį. Akivaizdu, kad reikalinga ir praktinių, ir teisinių sprendimų šioje sveikatos sistemoje, tačiau be abejo tikrai reikalingas ir politinis susitarimas, tai yra nacionalinis sveikatos susitarimas. Norėčiau priminti, kad labai gera iniciatyva buvo kaip tik jaunųjų gydytojų sąjungos ir debatai vyko ir Lietuvos medikų sąjūdis
ir profsąjungos medikų labai aktyviai dalyvavo ir matė tame prasme. Tai regėčiau, kad liberalų sąjūdis turėtų turėti šį klausimą savo strateginiuose planuose ir sudarius patogiai gerai situacijai politiniai, paskatinti jaunosius medikus ir kitas suinteresuotas grupes grįžti prie nacionalinio sveikatos susitarimo svarstymo. Ačiū labai. Labai ačiū. Aš norėčiau padėkoti visiems dalyvavusiems, visiems už jūsų įžvalgas, už pasidalymus tikrai labai svarbius. Gal tiesiog keli akcentai apibendrinant. Taip, mes iki galo turime pripažinti, kad daug ko nesuprantame. Nesuprantame reformos tikslų, nesuprantame išeigos taško. Tenka tuomet spėlioti, kur ta reforma nuves ir galbūt nuskambės kažkiek socialdemokratiškai, bet mes nematome žmogaus šitoje reformoje, mes matome rūpestį įstaigomis, mes matome rūpestį dalimi sveikatos sistemos lik viešuoju sektoriu prieš pastatant prieš privatų, tačiau žmogaus nei paciento, nei mediko iš tiesų mes šitoje reformoje pasigendame, nematome ir dėmesį tam stengsimės, dėsime visas pastangas, kad gražintume ir žinoma, remiantis tuo, kas šiandien buvo išsakyta ir pasiūlyta, mes ir savo korekciją siūlysime, bet turiu iškart pasakyti, kad iš frakcijos išeinantis pasiūlymai nebus revoliuciniai, tai nebus kažkaip iš esmės reformuoti sistemą, o koreguoti vėlgi, tas jau toks ideologiškai paremtas mūsų požiūris, kad visgi skatinti žmonės, sudaryti jiem paskatas ir patiems prisidėti prie savo sveikatos ir patiems būti suinteresuotais, kad būtų sveikesni. Taip, tai yra vienas iš mūsų tokių esminių kertinių dalykų, kuriuos norime išlaikyti ir kuriuos tikrai atrodo dabar visa linija sveikatos apsaugos ministerijos yra priešinga. Taip, prašau. Tai, ką Viktorija, manau, čia gerai apibendrino, žiūrėkim, dėl prisidėjimo galimybių. Sveikatos valstybės skiria apie 5 milijardus per metus sveikatos visokiem reikalam. Lietuvos žmonės, Lietuvos piliečiai bankuose savo indėliuose turi 20 kelis milijardus eurų. Gal jie norėtų prisidėti prie savo sveikatos? Ne, šiukštų, nevalia.